metro. Jis sakė, labai nemėgsta metro, niekad nevažiuoja, visada važiuoja virš, su tuo traukinuku. Aš tai nematau problemų, atsisėdi labai įdomių žmonių, aš stebiu tenai. Labai įdomu pastebėti. Metro. Čia Londone jūs tokį metro turit. Jo. Įdomu. Man tai labai įdomu, aš labai mėgstu stebėti. Aš labai... Kokį? Naktinė dar metro. Vakar buvau naktiniam. Labai įdomu stebėti žmonės. Nu tai ką, gal mes pradedam, pasikalbam tokį fainą pokalbę, ne? O ateis čia dar Goda su mama, ar dar kažkas norės prisijungs, norės, ne? Tai labas visiems. Labai faina, kad susirinkot. Negausiai, bet faina ir jaukiai. Kažkas sakė, reikia, kad būtų 1000 žmonių ar dar daugiau. Bet aš visada sakau, kad fainiau, kai yra mažiau žmonių, nes tada mes tarp labai taip bendrasmeniškai galim pabendrauti vieni su kitais, o ne tik kaip su minia žmonių. Tai faina matyti, kad Londone yra žmonių, kurie kažko domisi, kurie turi šviesias akis ir dar kažką veikia ir nori kažką sužinoti ir paveikti. Ką čia mes apie metro pradėjom kalbėti, kas čia sakėt, kad fainas labai naktinis metro. Man tai labai patinka tas Mind the Gap. Ir aš taip visada, kai pasako, ir tada galvoju, toksai, ką galėtų dar ten gero įterpti tai. Tai aš kažkodėl galvoju, galėtų būti Mind the Gap between your brain and heart. Mind the gap between your fake dreams and common sense. Mind the gap. Mind the gap. Between your needs and possibilities. Mind the gap. Labai geras. Mind the gap between your wishes and what you need to do. Between wishes and what you really need. Between your needs and fake. Tai jeigu mes tiesiog į šitus klausimus atsakytumėm gyvenime, aš manau, mums būtų daug lengviau gyventi, kas yra tikrai mūsų ir kas yra sukurta iš aplinkos. Ar tikrai man reikia naujausią iPhone, jeigu mano senas dar veikia? Ar tikrai mes turim tikrus draugus aplink save, ar tik tais 1 minutės ar 5 minučių feikinius kažkokius žmonės, su kuriais galim nusifotkinti ir pasirodyti, kad mes esam laimingi ir turim Facebook'e 3000 draugų, o iš tikrųjų verkiam į pagalvį ir nežinom su kuo, kam pasipasakoti apie tai, koks vienišas jaučiuosi. Tai šita vienišumo tema arba ta bendruomenės nebebuvimo tema yra labai opi šiandien ir man tenka keliauti labai daug po pasaulį. Ir labai dažnai kalbu apie tai su žmonėm ir pastebiu, kad viena svarbiausių problemų yra gyvenime. Apskritai šiuo metu socialinė problema ne tai, kad pinigų trūksta, ne tai, kad blogai gyvenam, nes plemba subinės šiltai, turim padėję kažkur ir turim valgyti. Vieni daugiau, vieni mažiau. Vieni važiuoja su gera mašina, kiti aš važiuoju su metro arba einu pėsčias. Tiesą sakant, labai juokinga istorija, nusipirkau batus prieš 2 savaitės. 8 mėnesius neturėjau batų. Literaliai neturėjau jokių batų, nes gyvenu saloj, kur yra šilta, naudoju flip-flopus arba einu basas, kai važiuoju su motoroleriu, važiuoju su flip-flopais, kad nenusidrožt kulnų, kai aš stabdau. Ir atvarėm su žmona, su Viktorija į Puketą, nes buvo šokių festivalis, mes pradėjom šokti tokius kizomba šokius, ten buvo Latino Dance Festival. Atvarėm tiesiog kaip nauji žmonės pasimokyti kažką kaip beginneriai ir aš esu be batų. Visiškai basas, kas man visiškai normalu, karštoj šaly nafik tie batai. Ir reikia šokti, mes ten visada partneriais keičiam, mes ten 300 žmonių, panos ateina, sako, aš nešoksiu su tavim tu be batų. Sako, o kur čia problema? Nu, nes jos aukštakulniais tokiai, sako, aš bijau tau užminti. Sako, davai, padarom taip, tu dabar, aš stoju, tu man užmink visų svorį ant manęs. Pastovėk ir aš pamatysi, kad manęs skauda ir tada galim šokti ir, nu, nes tu manęs nesužeisi, nebijok. O tai kodėl tu be batų, kodėl tu neužsimauni? Sako, aš neturiu batų. Festivalis ten kelius šimtus eurų kainuoja, jos nesupranta, kaip aš galiu atvaryti, gal aš neturiu pinigų. Sakau, ne dėl to, aš tiesiog neturiu batų, man nereikia batų, aš nenaudoju jų. Tai žmonėm kartais sunku suvokti, ko mums iš tikrųjų reikia, ko ne, ir mūsų poreikiai dažnai nesutampa su to, ką iš tikrųjų diktuoja mados ir panašiai. Tai nežinau, ką jūs čia norėtumėt pasikalbėti, ką norėtumėt. Apskritai? Kaip? Kaip atskirti tikrus draugus nuo netikrų? Labai geras klausimas. Žiūrėkit. Aš manau, kad jūs viduj giliai iš savo širdį jaučiat, kurie yra tikri draugai, kurie ne. Vienas mano draugas yra sakęs labai įdomų patarimą, labai jis aštrus toks ir kontroversiškas, kaip atskirti tikrą draugą nuo netikro draugo. Dabar atsiminiau, kaip paklausė. Tai galiu papasakoti tą istoriją, nesakau, kad taip darykit, bet vienas iš pavyzdžių arba viena iš istorijų. Mano draugas sako taip, naktį 3-4 nakties nori patikrinti draugus, kurie tikri, kurie ne. Paimi, paskambini 3 nakties jam ir sakai, vienam iš draugų kažkuriam. Ir sakai, žiūrėk, esu miške, girtas visiškai, užmušiau žmogų, kad. Atvažiuok padėti.
Jo, nu su mašina nutrenkiau girtas žmogų. Paprašau gelbė. Ir jeigu draugas sako, aš užsiėmęs dabar nelabai galiu. Ir jis štai ir padė. Tikras draugas ar atvarys, ar sakys, pabūk ten, kur esi išspręsim, ar kažką darom, gelbėjomės ir panašiai. Bajeris, bet toks vat vienas iš pavyzdžių. Jo, kiti naktį miega. Tai galima taip patikrinti. Aš nežinau, aš manau, kad mes viduj savy visi pilnai tvirtai žinom, kas yra tikri draugai, kas ne. Aš iš savo draugų rato išsimėčiau draugus. Tiksliau, jie savaime atkrito tada, kada prieš kokius 4 ar 5 metus pradėjau praktikuoti vieną tokią paprastą labai praktiką, linkiu visiems praktikuoti. Jogoj tai vadinama satija, tiesos sakymas. Kas esat krikščionis ar katalikai, yra tarp 10 Dievo įsakymų parašyta, nemeluok. Labai paprasta, nieko stebuklinio, nemeluok. Pas musulmonus yra tas pats, pas žydus yra tas pats, pas visose religijose yra tas pats, jogai tai vadinama satija. 8-lypė joga, aštanga joga, yra irgi punktai, kurie visose religijose ar kryptise sako panašiai tą patį. Tai žiūrėkit, aš pradėjau sakyti tiesą. Vieną dalyką, tiesa, ateina draugai, kažką pradeda malti šūdą, aš tiesiog sakau, žiūrėk, man nepatinka, man neįdomu, aš tau nepritariu. Manau, kad yra ne taip. Ir jie tiesiog atkrito. Varom Tomai ten, va, prigersim, pabūsim bare. Žiūrėk, aš nemėgstu gerti, man neįdomu, aš galiu varyti, bet aš negersiu. Ei, bet tu turi gerti su mumis. Ne, jūs gerkit, aš ne. Ir atkrito labai daug draugų ir viskas okei. Tai nereiškia, kad jūs turit gerti ar negerti. Čia jūsų pasirinkimas. Bet jeigu jūs sakysi draugam tikrą tiesą, jūs galite tikėtis, nebūtinai tai bus, bet gali tikėtis iš jų, kad ir jie pradės sakyti tiesą. Jeigu jūs patys iš vidaus meluojate, jog, oi, kaip man faina su tavim būti, va, tu mano gera draugė, čia kavą geriam kas savaitę ir fainai, bet iš tikrųjų jūs jom net nepasakot, ką jūs jaučiat. Nu tai, su kuo nebendrauja? Su tais ale draugais. Aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, nežinau, kaip psichologai, kaip sako, nepaaiškinas dalykas. Sakysim, pasakysiu apie savo atveju, turbūt daugam taip yra buvo. Pas mane skyrybos, jo, nudaleisti. Taip. Ir taip atsisijojo, žinai, buvo operacija nugaros, aš 13 mėnesių ten negalėjau dirbti, turiu žodžiu, ten vos ne depresija, vaikai, žinai, ir va tie žmonės, iš kurių aš galbūt tikėjausi, kad aš galiu paprašyti, ne, va, pagalbos ar kažką, iš tų, kurių aš tikėjausi, kad galėčiau, tai net nepaklausė, kaip tu jautiesi. O iš tų, kurių nesitikėjau, čia buvo vienetai, bet aš gavau tokią pagalbą, kad tai dar čia vienas variantas, nesakau, kad skirtis reikia. Jo, skirtis yra neblogai. Vyras blogas. Tavo klausimas. Va ir klausiu dabar, pas vyrus klausiu, tai ten, žodžiu, pas klasioką, pas kokius vyrus. Ką daryti, kad vyras norėtų strimgalviais įsiskirti? Ta prasme, jisai padavė, procesas kaip ir vyksta, bet jis nemauko. Ką daryti, kad vyras norėtų įsiskirti? Jo. Tai žiūrėkit, labai jūs iškart neteisingai, mano nuomonė, formuojat apskritai gyvenimo lūkesčius. Kodėl jūs norit, kad kažkas kažką darytų? Jūs galit keisti tik save, jūs negalit keisti vyro, jūs negalit manęs keisti, jūs negalit draugo keisti. Aš nekeičiu. Ne, bet jūs norėtumėt, kad jis įsiskirtų greit. Čia yra jūsų čia yra fake need. Neteisingas jūsų feikinis noras pakeisti kito mąstymą. Jūsų vyras nori lėtai skirtis ir jūs negalite to pakeisti. Jūs norit priversti. Jis iš vis nenori skirtis, o jūs norit pakeisti, kad jis norėtų skirtis greit. Kas jūs tokie per dievas, kad galėtumėt kitą žmogų pakeisti? Jūs savęs nepakeičiat, jūs kitą norit keisti. Tai ir keiskit save. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jūs gyvenat? Labas, Godos mama. Sėskit čia kažkur. Sėskit kažkur, mes čia bendravom apie gyvenimą ir visą kitą. Jo, kaip patogu. Liuks kedukai, kokie ryškūs. Fantastinis dalykas yra. Fantastinis gyvenimas, aš irgi sakau. Mes čia dabar gvildenam, mes čia bendraujam ir kalbamės ir va viena moteris klausia, kaip padaryti, kad mano vyras norėtų greit išsiskirti. Kad greičiau išsiskirti. Ir aš sakau, nežinau, gal aš neteisingai sakau. Žiūrėkit, bet iš vis, mano atsakymas toks, jūs norit pakeisti dabar kitą žmogų. Kokią jūs turite teisę iš vis keisti kitą žmogų ir jo norus, jeigu jis apskritai net nenori skirti? Aš tai galiu pasakyti. Dėl ko nesiskiria greitai? Nu, dėl ko? Aš klausiu. Aš nežinau. O, tai čia problema. Turi kitą moterį jau. Gyvena jau metai laiko. Žmogus gyvena su kita moterim, bet nenori skirtis. Tai jo reikalas, jis gali nenorėti. Viską, nu, ta prasme, paduota, aš pasirašiau, nu, santuokos liudijimas, viskas įsiųsta. Nu, viskas iš mano pusės padaryta. Jis turi susimokėti. O kalbėjau su tą moterim, ar ne? Tai va, kai su juo pakalbėjau, procesas pradėjo vykti. Tai va. Tai jūs jau gerai labai sprendžiat.
Jau labai gerai viską sprendžia. Neturi, bet gerai, reikia biškį pakalbėti. Reikia palaukti. Supratau, kad daryti nieko neišėjo. Žmogus turi gal daug pinigų, nori būtą nusipirkti Londone, prie Westminsterio. Aš ne Londone gyvenu. Ir prie Westminsterio nori nusipirkti būtą, į Big Beną langai. Ir sako, nusipirksiu, reiks dalinti su vyru, greičiau išsiskirti. Reikia svajoti ir aš svajoju, aš jums pasakysiu, kokią man Svajoti apie skyrybas. norėjau būti darželio auklėtoja. Praėjus tiek metų vaikai užaugo. Ir prašau, dirbu su vaikais. Prašau. Svajonės įsipildo visada, kartais reikia Jo, laukti labai ilgai. labai- O kartais mano viena svajonė. Jeigu darai kažką biškį greičiau. Labai teisingai jūs sakot. Aš biškį pertrauksiu jūs ir... Svajonė per ar 5 pasakyt? dienas įsipildė. Taip? Tiesiog neįtikėtina. Tai, kaip pasakyti, tokia... Laimėti milijoną buvo. Ne. Net neškai laimės. Ne. Ne, bet kas laimingas, tai būna linksmiau. Jo, tai aš gal truputį pratęsiu šitą temą. Ne, pažiūrėkit, jūsų batai švaresni už mano kojas net. Tikrai dėkit. Nauji nupirkti ryškus. Tai žiūrėkit, aš pratęsiu šitą temą, tiesą sakant, labai įdomu. Sako, žmogus reikia svajoti. Taip, labai daug dabar yra visokių kursų, seminarų apie manifestacijas. Kas ir yra realiai svajonės, tik biškai kitam lygiai. Būtina yra svajoti ir labai gerai yra svajoti, bet aš visada po to sakau, kai pasvajojat atsisėdę ant sofos lotoso pozoj ir manifestuojat, kad aš noriu nusipirkti butą arba aš noriu tobulo vyro be tatuiruočių, su nuostabiom šaibom, gražia barzda, išsilavinusio, protingo, jauno, gero, gražaus, kuris mane mylės, niekada neis pas kitas moteris, viskas okei. Bet iš po to reikia dėti žingsnį ir daryti veiksmą. Tai jeigu jūs prisisvajojat ir nieko nedarot, labai net mažai tikėtina, kad toks vyras ateis, pabarškinsi duris ir sakys, žiūrėk, aš čia brangioji. Tai reikia iš esmės pasvajoti ir tada eiti ir ieškoti tokio žmogaus. Gal ne kryptingai ieškoti, bet nesėdėti bare, pabė prasmirdusiam ir gerti airišką Guinnessą ir sakyti, blemba, nėra čia tokio to vyro. Aišku, kad tampa. Nėra sportininko, blemba. Gal reikia nueiti į sporto klubą ir ten gal jis yra. Aš nesakau, kad būtinai taip atsitiks, bet pamanifestavus ir pasvajojus reikia dėti vieną žingsnį link tos svajonės. Ir tada visos svajonės iš esmės pildosi. Anksčiau ir vėliau, kažkas per 5 dienas gali įsipildyti, o kažkas... Eina, aš irgi sakau. Pavyzdžiui, prieš paskutinį kartą buvau Londone, gal prieš 5-7 metus negalvojau, kad bus taip faina ir mes sėdėsim čia parke ir galėsim taip jaukiai kalbėtis. Niekada negalvojau, kad parašysiu, jog atvykstu į Londoną ir per 3 dienas turėsiu 5 lokacijas, kur aš galiu gyventi. Turiu dabar šiandien 5 vietas, kur galiu Londone gyventi kiek noriu. O ne Londone. Pas žmonės. Nu, bet kur? Aš nebandžiau kitur. Aš neieškau kitur, bet turiu. Aš manau, kad galima parašyti. Ir žiūrėkit, kuo tai yra svarbu ir kuo tai yra gera, bent jau man gera jaus širdį, kad vis dėlto yra daug feiko va čia aplink mus. Yra daug netikrų žmonių, yra daug žmonių, kurie bando kažką jam prakišti ir parduoti, bet visgi dar yra žmonių, kurie turi širdį ir nori kažko dalintis. Jie įsileidžia į savo namus. Dabar mes gyvenom pas vieną merginą namie, su ja susipažinom šokių festivalį prieš 3 savaitės. Jis sako, varom į Londoną. Sakau, varom. Sako, aš nejuokauju, sako, aš irgi. Ir mes atvarėm pas ją. Ir mes gyvenom pas ją namie. Jinai užvakar išskrido į Vengriją, kur gyveno jos mama ir jos gimtadienis. Jinai išskrido pas mamą 5 dienom, sako, va, raktai, gyvenkit. Ir mes turim dar daugiau vietų, bet ten gyvena žmonės ir mes galime Goda kvietė mus gyventi. Sako, aš išeisiu gyventi virtuvę, mama gyvens laiptiniai, aš virtuvė, jūs galite... Ne, aš juokauju. Ne, bet Goda pakvietė, sako, gyvenk pas mane, aš eisiu virtuvę mėgoti. Nu, mums patogiau gyventi ten, kur nieko negyvena. Bet iš esmės, ką noriu pasakyti, bendras kontekstas toks, kad žmonės dalinasi savo namus, dalinasi savo širdį, dalinasi kažko, ką turi. Tai noriu pakviesti ir jūs visus dalintis visada su kitais žmonėm kažką. Kai pradžią pradėjom šitą pokalbį apie vienatvės jausmą ir apie šitoj mūsų išprotėjusiai kapitalistiniai visuomeniai širdies nebebuvimą iš esmės, arba kaip aš čia sakiau, jūsų gal nebuvo, aš tai mind the gap between your brain and heart. Tai ir dar daugiau ten buvo. Tai mind the gap visada. Pajauskit, kas yra tikri draugai. Pajauskit, kad jeigu jūs galbūt mažai tų draugų turit, aš neturiu labai daug draugų, bet yra jų aplink, tiesą sakant, liūdna, kai nėra jų visada šalia manęs. Jie yra kažkur, kažkas Gojoje, Indijoje gyvena, kažkas Meksikoje, Tulume, kažkas Australijoje, Melburne. Tai labai daug tų žmonių, labai fainų, bet jų čia nėra. Ir nepamirškit paskambinti parėję dabar namo. Nepamirškit parašyti jiem. Tie, kurie nėra čia dabar su jumis, parašykit, labas, aš tavęs pasilgau, va, šiandien buvau fainai parke, va mano selfis, aš tavęs pasilgau, kaip tau sekasi, aš gyvenime liūdžiu dabar dėl to ir jaučiu džiaugsmą dėl šito ir šito.
Parašykit kas mėnesį ar kas savaitę tiem žmonėm ir tada, kai po metų su jais susitiksit, nebus tokio didelio atotrūkio tarp jūsų ir tų draugų. Parašykit tiem, kurie Lietuvoje ar Londone ar kažkur, labas, aš tavęs tiesiog pasilgau, gal norėtum kažkada susitikti. Nesvarbu, kad jie jums neparašo, gal jie pamiršo, gal jie nedrįsta. Aš seniau neparašydavau. Iš vienos draugės geros lietuvės išmokau tokį dalyką. Jis sako, aš jums kas 2 savaitės sureportinau, kur aš esu įrašydavau. Aš galvoju, ką jin man rašo. Kas 2 savaitės literaliai. Labas, žiūrėk, aš dabar Amerikui, va dabar jau Meksikui, va dabar nuvariu Ajavaskos ceremoniją, bet neėjau į tą ceremoniją, nes šamaninas nepatiko. Galvoju, kaip fainai, kai jinai rašo, man net gėda pasidarė, jinai nuolat man kas 2 savaitės ar kas savaitę rašo. Ir mes vėl susitikom Kopangane, Tailande, saloj, kur mes gyvenam. Ir jin sako, sakau, tu man kaip visada rašydavai, aš jaučiau tokį ryšį. Sako, jo, žinai dėl ko, nes aš noriu su jumis bendrauti. Aš noriu palaikyti su jumis ryšį. Ir ne tik tai, kad kasmet mes susitinkam 2 kartus, ar ten, kad gyvena mėnesį kartu toj saloje ar 2 mėnesius. Ir paskui išsiskiriam ir vėl susitiksim vasarą. Ne, aš sako, noriu su jumis palaikyti ryšį ir noriu bendrauti, dėl to aš jums rašiau. Pizdėt galvoju, bala. Bet aš tai nerašau taip žmonėm. Ta prasme, aš pagalvoju apie juos, ten palaikinu fotkę Instagrame ir aš pradėjau kas porą savaičių, pasiemu telefoną, dabar būsiu atviras, nerašau visiems visada va taip, bet kartais galvoju, dabar fainas oras, viskas pasidarom su Vika selfiuką, parašau kartais vieną netgi žinutę ir išsiunčiu 5 žmonėm tą pačią žinutę, aišku, ne visiems tinka, vieniem parašau vieną, kitiem kitą, bet žiūriu, kad 5 žmonėm tinka ta žinutė, labas. Kaip jums sekasi, kur jūs esat, aš pasilgau jūsų, iš tikrųjų nuoširdžiai pasilgau. Ir va čia mes su Vika dabar Londone, gerai leidžiam laiką, viskas faina, kaip jūs, kaip gyvenat, kada į Lietuvą, kur galėtumėm kažkada susitikti. Ir tai parašai 5 žmonėm, kitiem 5 išsiunti kitą žinutę. Ir tu žiūri, kad po 5 mėnesių, kai tu su jais susitinki, nebėra to gepo, nebėra to tarpo tarp bendravimo gyvo, nes tai yra ir SMS yra gyvas bendravimas. Ir kai tu jį susitinki, atrodo, kad tu visada su juo ir buvai kartu. Ir dar natūraliau, man atrodo, jeigu, žinai, nes būna pagalvoja apie žmogų, bet nieko, jis nežino, kad apie jį pagalvoja. Tai va, jeigu pagalvojate apie žmogų, parašykit tam žmogui, nes nelaukiam minutės, kol mums parašys ir kol, oi, aš čia nelįsiu į subinę, aš jau 3 kartus rašiau ir man turbūt jam poho ant manęs, tai aš jau čia tikrai nerašyt. Parašykit 5 kartus ir jei matysit, kad žmogus tikrai nenori ir jaučia tą atstumą, kad jisai laiko, nu okei, gal jis nenori su jumis bendrauti. Bet gal žmogus toks, pavyzdžiui, aš esu toks, kur labai noriu bendrauti, nes, žiūrėkit, chebra, aš neturiu darbo. Aš neturiu vaikų, aš neturiu atsakomybių, aš turiu belekiek laisvo laiko, aš noriu bendrauti 10 kartų daugiau negu normalus žmogus. Aš nesu normalus. Tai nereiškia, kad kiti žmonės turi man rašyti tiek pat, kiek aš. Tai tas mano nenormalumas ir turėjimas daugybę laisvo laiko ir energijos bendrauti leidžia man šitoj laisvėj daug bendrauti ir turėti daug ryšio. Dėl to aš turiu parodyti iniciatyvą žmonėm ir va jums susitikti, o ne jūs man. Nes jūs gal dirbat, jūs neturit laiko, jums čia kainuoja atvažiuoti laiko ir energijos labai iš toli. Nu, su metro valandą pervažiuoti. Nu, čia toli. O jeigu dar uošvį atvažiuoti? Dar uošvį pas kažką atvažiuoti ir negali žmonės ateiti. Taigi, su viską. Nu tai va, tai ieškokim to ryšio su žmonėm, nes kur be būtumėm jo labai trūksta. Aš bent jau jaučiu, kad labai jo trūksta. Ir apie tai, kai pradėjau pradžioj kalbėti apie tos tikrus draugus, apie feiką ir apie visą kitą, kad tam gyvenime, kuriam dabar gyvenam, tam bėgime ir netikram kapitalizme, labai daug fake spiritual šūdo yra visur, kiek aš pajaučiu. O pavyzdžiui, sutiktum, kad jeigu pirmiausia žmogus neturi ryšio su savim, tai jis nelabai su kažkuo kitu tą ryšį. Nu tai aišku, jeigu pas mane telefone... Tarkim, vieni ieško. Jeigu mano telefone nėra ryšio, aš neprisijungęs, kaip aš kitam galiu parašyti? Turi būti, taip ir turi būti dabar. Vieną tokį klausimą dar. Moteris tokia labai sakė paklausti, nežinau. Gerai, ne jūs čia draugė jūsų klausia. Draugė, man atvažiuoti ir kuri neatvažiavo, nes aš net bilietus nepirkau. Ta prasme, kad čia atvažiuoti. Oho. Taip. Va. Yra klausimas. Kažką tokio, kaip išeiti iš santykių, kur vyras gyvena savo, bet žmonos nepaleidžia. Kaip jie elgtis, kažkas tokio. Jie kartu gyvena? Tai aš gal pakartosiu klausimą. Gyvena vyras su moterim, pasitikslinsiu, gyvena vyras su moterim, moteris visiškai nejaučia ryšio iš vyro, nejaučia dėmesio, nejaučia, kad faina su juo būti, ką jai daryti? Ką daryti moteriai, kuri vyras su juo nebendrauja normaliai, bet jie kartu gyvena? Nu, tai jau klausimai ir atsakymas. Žiūrėkit, aš pasakysiu tik biškį kitaip per metaforą. Aš sėdžiu čia ir man labai blogai, man skauda subinė, man žiauriai šalta, man viskas blogai, man nepatogu, visi triukšmauja aplink, ką man daryti, aš čia sėdžiu. Tai eit lauk iš čia. O taip, gal kiti visi tegul išeina.
Aš negaliu pakeisti kitų, aš negaliu pakeisti, kad čia yra parkas, kad kažkas triukšmauja ir groja su savo trimitu, aš negaliu pakeisti labai daug dalykų, bet aš galiu pakeisti save. Kas dažniausiai yra sunkiausiai. Arba požiūrį. Tai jeigu man yra negera su kažkuo, nafik aš su to žmogum būnu. Tai rodo dažniausiai žemą žmogų. Tik tai darau prielaidą, nes to žmogaus čia nėra, nežinau. Tai mes įrašysim įrašą ir galėsit įrašą nusiųsti. Su atsakymu. Čia girdžiuosi tik aš, nes mikrofoną turiu čia įsisegęs. Dėl to aš pakartoju klausimą. Nesigirdės, ką jūs kalbat, girdėsit, ką turbūt aš kalbu, dėl to pakartoju klausimą. Tai žiūrėkit, esu moteris, gyvenu su vyru, aš dabar va taip gražiai pailiustruosiu, hiperbolizuodamas situaciją, kad būtų labai aiškiai iliustracija. Aš esu moteris, gyvenu su vyru, man viskas šūdas, hujovai, su juo neįdomu gyventis, manim nesirūpina, pinigų ten gal neparneša ar parneša, man blogai. Tai pyzdink iš tos santokos, eik iš čia lauk ir eik gyventi savo gyvenimą, o nebūk aukos pozicijoje ir neieško kaltų. Bet jeigu mes tą moterį čia dabar pasisodintumėm, aš jums duodu 99%, kad jinai sakys, ai, bet man nėra kur išeiti, ai, mes pripratę, man nepatogu, vaikai, kaip aš išgyvensiu, gal netiek ir blogas. Reiškia, tas žmogus yra priklausomas kažkaip nuo kito žmogaus, arba tas žmogus irgi naudojasi kažkuo to vyru, gal jisai kažkur geras vis dėlto, gal tiesą sakant, dviese lengviau susimest ant nuomos, gali būti, aš nesmerkiu, ne, viskas okei. Tuoj pabaigsim šitą ir galėsim pereiti, bet tik pats žmogus pasirenka, su kuo jam būti. Ir jeigu jai šiuo atveju geriau yra būti toje blogybėje, kurioje jinai yra, tai taip tame ir būna. Arba neturi savivertės aukštos, nemyli savęs, nepasitikė savim dėl to ir neišeina iš komforto zonos. Kas yra komforto zona? Tai nebūtinai ta vieta, kur komfortabilu būti. Komforto zona yra tai, kame mes esame įpratę būti ir tai, kame mums reikia mažiausiai energijos automatų dirbti. Mes automatiškai reaguojam į reakcijas ir automatiškai būnam situacijų, viskas patogu, turim namus, visą kitą, kad ir blogas tas vyras netenkina manęs, viskas blogai, viskas prastai, bet vis tiek man čia patogiau negu dabar keisti gyvenamą vietą, išeiti, išsiskirti, pasakyti draugam, kad išsiskyriau, vėl susinstaliuoti Tinderį. Ne, nesusinstaliuoti Tinderį. Sakė, Goda, neveikia Tinderis gerai. Yra kažkoks kitas appsas, kur geriau veikia. Hinge. Hinge? Susinstaliuokit Hinge, kas išsiskyrėt arba skirėtės. Tinderis blogas, sakė. Tinderis yra. Tinderis šūdas. Nu tai va, tai atsakant labai trumpai klausimą. Mes patys kuriam savo gyvenimus ir mes patys renkame su kuo būti, kada būti, kaip būti, kokį darbą dirbti. Jeigu mano blogas vyras, aš einu pas geresnį. Jeigu galiu eiti pas geresnį. A kodėl aš neišeinu pas geresnį vyrą? Gal aš pati nesu tiek gera, kad būčiau verta geresnio? Nu, galimai. Ką daryti? Užaugti, kad būčiau geresnė. Pavyzdžiui, aš nemanau, kad yra gerai šokti iš santykių į santykių, kaip aš sakau, iš lovos į lovą. Nu, nesąmonė. Yra labai gerai. Čia visai nieko Yra labai gerai. Ne, reikia susitvarkyti su savim pirmojo eilės, tam kažkas negerai. Galimai. Bet žiūrėkit, yra keli variantai. Gal su manim, žiūrėkit, ar gerai šokti iš lovos į lovą, ar gerai šokti iš santykių į santykių. Jeigu su manim viskas blogai, tai aš turbūt iššoksiu vėl į blogą santykį. Jeigu su manim viskas gerai, bet su kitu žmogum blogai, aš atsitraukiu iš santykių ir iššoku į gerą santykį. Nėra nei taip, nei taip. Yra tai, kas pas mus viduje ir ką mes pritraukiam. Aš taip manau. Goda turėjo klausimą. Klausimą, jūs, grįžtant prie draugės, vargšę draugę, reikia padėti draugai. Taigi, tai jau gelbėjom, kiek galim, draugė. Kalbėjo iš viso su vyru, ta prasme. Nes jeigu vyras buvo normalus, tik nešneka, žinai. Nu, žodžiu, mes atsakėm draugė į klausimą, draugė susitvarkys. Draugė susitvarkys. Būtent komunikacija pats svarbiausias būdas. Aš čia nesenai filmavau vieną video, kuris susilaukė labai daug ten komentarų. Mano draugas kanadietis psichologas toksai, jisai sako, ką tu veiki gyvenime? Aš sakau, mokau žmonės, kaučinu arba kartais pasakoju apie tai, kaip susirasti gerą vyrą. Sako, taigi čia pats paprasčiausias. Kaip susirasti gerą vyrą? Use your mouth. Naudok savo burną. Ai, man Sakau, tai aišku, kad taip. Sako, naudok savo burną, viskas, daugiau nieko nereikia daryti. Komunikacija. Ai, sako, tu apie komunikaciją. Komunikuokit, bendraukit, kalbėkit, ko jūs norit, susirandat netinkamą partnerį, sakykit, žiek, tu man nepatinki, nes tu alkoholikas, arba tu nebegeri, arba aš išeinu. Nu, kaip pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, man nepatinka tas ir tas. Tai nereiškia, kad jis keisis, bet jūs komunikuokit, sakykit, kokie jūsų poreikiai. Pavyzdžiui, aš savo žmonai sakau, aš noriu to ir to ir to, sako, va. Ir tada aš jau sprendžiu, ar aš, jeigu be to, ar man gerai, ar ne. Arba aš sakau savo žmonai, aš noriu to ir to, sako, gerai, aš pažiūrėsiu, ką mes su to galim padaryti. Tada jinai ateina, sako, žiūrėk, man nepatinka šitas, kaip tu manai, ar mes galim tai keisti. Ateik čia, sėdam, pasikalbam, use your mouth. Jeigu norit gyvenime kažką gauti, naudokit savo burną. Viskas, komunikuokit. Kažką išspręskit, tai kalba. Bendraukit. Jei kalba nepadeda, reikia imti lazdą.
Mačiau čia Anglijos policininkai su lasdom tokiam. Geriausia, kai pasiekė jau tą lygmenį, žinai, su partneriu, kur užtenka žvilgsnį. Jo, kaip kur pasižiūri ir taip, atsiprašau, brangioji. Taip, einu jau. Jo, išsiplausiu. Gerai, kažką, Goda, tu norėjai paklausti ir aš tave pertraukiau. Ne, aš paklausiau jau, aš norėjau paklausti apie tą klausimą. Ar draugė su vyru šnekėjo, nes... Taip, čia ilgai laikiau. Nu, gal turit kokių lengvų... Aš neturiu čia kažkokio paruošęs jums, nes aš visada esu pasiruošęs kalbėti daug labai temų ir man labai patinka kalbėti spontaniškai, nes bet kuri tema iš esmės yra, atsakymai jau yra pas jūs viduje arba galima į tai nukreipti, į tą atsakymą. Gal turit kažkokių klausimų konkrečių, ką norit? Tagi, ką, pavyzdžiui, manai apie žmonės, kurie sąmoningai nusprendžia, nu, kad, tarkim, buvo daug visokių santykių, jie jau turėjo, visokio pobūdžio, sąmoningai nusprendė žmogus, kad jis nori tiesiog būti vienas, niekad neturėti jokių santykių. Kaip manai, čia yra žmogus, kuris yra nepagijęs nuo santykių, ar čia yra tokių žmonių, kurie tokį lygmenį pasiekia, kad jiem ir vieniem labai gerai ir jie tiesiog bendrauja su žmonėm ir, žodžiu, laimingai gali taip gyventi? Nežinau, kiek čia girdėsis pas mane, bet aš perfrazuosiu klausimą. Ką aš manau apie tai, jeigu žmogus sąmoningai ar nesąmoningai pasirenka būti vienas, o neiti į santykius kažkokius, ne? Ar čia žmogus tiesiog perdegęs nuo santykių, ar jam viskas blogai, ar vis dėlto žmogus sąmoningai to nenori. Tai turėčiau pabajaruoti dabar, aišku, ar čia tu klausi, ar čia draugė tavo taip liepia paklausti? Iš santykių. Nėra problemas. Nu, iš mamos greit mokais, mama sakė gerai ir išlojo peršą. Pavyzdžių nerodo šitą taip. Tai va, tai geras klausimas, aš sakyčiau taip. Klausimas buvo toks, ką aš galvoju. Tai nieko aš negalvoju, man šis neįdomu, tiesą sakant, jeigu taip nuoširdžiai. Tai, bet nesakysiu, ką aš galvoju, aš pavažiuosiu iš psichologinės perspektyvos, dėl ko taip gali būti. Yra žmonių, kurie, vis tiek mes esam socialios būtybės, mes norim gyventi genty, norim gyventi bendruomenį, norim būti su žmonėm, mums reikia artumo, reikia oksitocino hormono, reikia būti kažkur kažką apsikabinti. Dažniausiai, bet ne visiems. Kiti žmonės yra labiau vienišiai, labiau introvertai ir nereikia jiems tų santykių, arba kiti žmonės turi tiek blogų, negatyvių santykių praeitį ir nebenori vėl tų problemų. Tai gali būti labai daug čia variantų. Vienas variantas, kad tiesiog žmogus daug metų gyveno su žmonėm, kurie buvo netinkami toksiškose santykiuose ir nebenori vėl tų toksiškų santykių, to skausmo ir to kentėjimo. Ir tiesiog sąmoningai pasirinka būti vieni. Kiti žmonės galbūt nemoka kurti santykių. Aš sakyčiau, daug kas nebemoka kurti santykių gražių. Ir viskas, ką jie sukuria, yra tik tai skausmas ir kančia. Tai jeigu žmogus tikrai sąmoningai pasirinka, pavyzdžiui, amžinatilsį Agnėja Galavičiūtė. Agnėja Galavičiūtė labai aiškiai sakė, man yra kem metų. Ir kai tau yra kem metų ir aš turiu vaikų, turiu vyrus, kelis turėjau ir visą kitą, aš nifiga nebenoriu su jokiu gyventi namie vienu vyru, kuris pribesda kambarius, kuris neįsiplauna indų, primėto rūbų. Čia Agnėse Galavičiūtė žodžiai. Sakė, noriu gražaus vyro. Jo, aš noriu gražaus vyro, bet aš noriu su juo susitikti savaitgalį, ar pirmadienį, ar trečiadienį, pabūti gerai, praleisti laiką, išmiegoti ir tegu įspyzdina lauk. Arba kada aš noriu, tada aš pasėtinu, nes aš jau esu amžiui, kur aš noriu būti savo gyvenimą turėti, savo kambarį, savo visą kitą. Tai aš manau, kad tai yra daugiau mažiau sąmoningas jos pasirinkimas toks buvo. Ir aš gyvenu taip ir man gera tokie santykiai. Ir ypač vyresni žmonės, kurie jau turėjo daug negatyvių santykių, kur nebenori tos trinties ir panašiai. Tai gali būti toks gyvenimo būdo pasirinkimas, kodėlgi ne, mes negalim smerkti. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu gyventi su kažkuo, bet aš kartais mėgstu atsitraukti keliom dienom pabūti atskirai. Ir ar tai gerai ar ne? Mes visi esam skirtingi ir visiems reikia to ryšio daugiau ar mažiau. Mes esam skirtingi. Todėl gali būti toks gyvenimo modelis. Dar yra vienas gyvenimo modelis, poligamija ar poliamorija, kaip jūs čia vadinat. Aš galiu gyventi vienas ir turėti 10 partnerių. Pabūti su vienu, su kitu, su trečiu. Jeigu man gerai ir aš esu atviras su tais 10 žmonių ir man gera taip gyventi ir visi viską žino ir viskas, kodėlgi taip negali būti? Kas mes tokie, kad smerktumėm? Gal žmogus pasirinko taip gyventi. Viskas okei. Nenori žmogus su vienu žmogum trintis 20 metų. Aš mėgstu gyventi vienam santykiui. Aš mėgstu būti su vienu žmogum ir bendrauti su kitais žmonėm aplink save. Bet aš noriu būti su vienu žmogum. Aš nenoriu 10 žmonių turėti ir sėdėti vienas namie ir trečiadienį pasikvies Daivo, penktadienio Onutę. Man nepatinka tai. Tai mes esam visi skirtingi. Dar klausim. Ne, aš labiau apie tai klausiu. Viskas įmanoma ir visaip įmanoma ir visaip yra, ta prasme. Bet ar, čia gal labiau buvo klausimas, ar toks žmogus, ta prasme, gali gyventi pilnavertiškai gyventi? Žinoma, kad gali gyventi. Okay. Jeigu žmogaus pasirinkimas yra... Ne, šiaip nuomonės. Jo, aš neturiu nuomonės. Aš jokių klausimų neturiu nuomonės. Nuomonė, žinot, kur galite įsigrūsti.
savo. Pasvarstymas. Jo, įdomus pasvarstymas ir aš matau, kad šitam lėkime ir va tokiam gyvenimo būdė apskritai yra sudėtinga palaikyti dar ir gerą, gražų ryšį su vaikai, šeima, darbu, visais. Nu, sudėtinga. Labai galima. Bet galima tiems, kurie nori. Puikiausiai. Tai va. Galima. Nu, va, aš manau, kad mes su žmona labai kokybiškai gyvenam, bet mes labai daug komunikuojam, labai daug bendraujam. Jeigu aš turėčiau eiti darbą, bet mes taip susikūrėm vėl. Mes susikūrėm, kad mums būtų gerai. Mes 7 metus ar 6 pasikapojam gerai, pasimėtėm į kirviais, pasiginčiam, išsiaiškinom ir dabar mes gerai gyvenam. Mums taip reikėjo. Kiti iškart gerai gyvena, kiti niekada gerai negyvena. Pirmi 10 metų sunkiausia, paskui lengviau kažkaip eina. Mums dabar po 10 metų žymiai lengviau. Paskui viskas žinoma. Mums viskas dabar aišku jau. Va. Jo, žvilgsnio užtenka. Pasižiūri į mane ir aš jau žinau, kad jau baigčiau tą temą. Jūs tai kaip brolis ir seserys iš viso panašiai. Jo. Supanašėja. Žmonės supanašėja, kiti ne. Tai būna, nu tai labai daug laiko, kai kartu praleidžiam. Temą turim? Turit temą? Ką padarysim? Kursus darysim. Reikia daug kursų daryti, viską reikia daryti. Ar turi dar kokių klausimų? Kas, išvis žiūrėkit, ar turi tokių klausimų, kad jeigu jūs gautumėt atsakymą, ne iš manęs, gal iš kažkur, gal bendrai padiskutuosim, gal internete rasit, bet ar turi tokį klausimą, į kurį atsakymas pakeistų jūsų gyvenimą? Nes va dabar žiūrėkit, Goda paklausė gerą klausimą, jūs paklausėt, visi geri klausimai. Bet jeigu aš netgi ir atsakysiu šitą klausimą, jeigu čia ateis ponas Jėzus Kristus ir atsakysim į šitą klausimą, jūsų gyvenimas nepasikeis, jeigu jūs sužinosit, kad jo, galima gyventi ir vienam ir viskas ok. Ar yra klausimų, kurie pakeistų jūsų gyvenimą? Aš turiu klausimą apie tantros festivalį. Nu, man toks požiūris susidaręs, aš dar nebuvus, bet pasidaręs toks, susidaręs požiūris, kad, tai nėra ta aukštesnė tantra, ten labiau, toks būna glamonėjasi, ten, toks, nežinau, susidarau nuomonę iš visų kitų, kas ten nueina, paskui ten tos privačius kambariukus, pratęsia ten tas praktikas ir taip toliau, čia gal Latvijai labiau tai vyksta, bet aš nežinau. Dėl to atgraso paskui važiuoti tos tantrinius festivalius. Tai ar yra, ta prasme, koks tiksliai klausimas? Sakralus intimumas tantriniuose festivaliuose? Ok, aš negaliu atsakyti už visus festivalius. Latvijoje, Lenkijoje ir Estijoje šiemet vyksta labai rimti festivaliai, kur yra labai daug intimumo, bet to fizinio intimumo irgi. Ir aišku, daug paskaitų ir panašiai. Aš galiu kalbėti už Lietuvos festivalį, kurį organizuoja Žydrūnas su Gabrielė. Mes esam irgi prisidedam... Ne Savickas, Žydrūnas Brenčius. Žydrūnas Brenčius. Tai labai faini žmonės, mes prisidedam daug metų jau prie to festivalio ir šiemet būsim jame kaip lektoriai, vesim paskaitas ir užsiėmimus. Mes dalinamės paskaitom, užsiėmimais, praktikom, kurie neveda į seksualinį prisilietimą prie kitų žmonių. Ar tuose festivaliuose būna gilesnių praktikų? Taip, tikrai būna gilių praktikų, kurios sakralios ir geros. Ar būna paprastų pokalbių apie santykį, apie jogą, apie sveikatinimąsi, apie tą pačią tantrą? Irgi būna. Tai ar yra tokių, kur kažkas... Labas, prisėskit, mes jau bendraujam, tai tęsiam toliau. Kalbam apie tantrą, meilę ir sakralų prisilietimą. Prisijungsit prie prisilietimo ar prie... Yra visko, pasakysiu taip, bet mūsų tantros festivalį Prema Lietuvoje atvykit, pamatysit, kad bus labai fainai, nėra tokio dalyko, kad kažkas prie jūsų prieis ir glamonėsis ir liesis ir kažką darys nesakralaus, bet jeigu jūs norėsit nueiti kažkokią praktiką, visada yra visokių žmonių ir gali atvykti tokių žmonių, kurie atvarė ten pasidulkinti. Jo, tai klausimas, ar yra ne tų, kad tu tokių... Ne, tai aš manau, kad aš žinau, nes aš buvau daug tų festivalių, žinau, kad yra dauguma žmonių, kurie atėjo kažką išmokti, kažką pasitobulinti, kažką išgirsti, kažko susipažinti, pabūti ir gerai praleisti laiką ir kažką pasiklausyti ir pasimokyti. Yra visada panų ir bachūrų, aš jau iš panos matau, kaip jinai išlipa iš savo mašinos ir matau, ko jin čia išlipo. Ir ką jinai čia veiks, aš jau tiksliai žinau, yra etatinių net žmonių. Ir viskas su tuo ok, atvarė pana vienišą, nori susirasti vienišą bičą, kuris alė irgi tantrinis, varo be maikės, gražus raumenys įdegė ir būtinai malant kaklo. Iškart žinau, ką jis čia veiks. Nu ir gerai, jie nueina į 2 praktikas, 3 praktiką, jie paliečia viens kitą ir eina į savo palapinę. Taigi čia žiauriai fainai, nes jie... Aš neatskirčiau fizinio nuo tantrinio, gali būti tantrinis, tuo pačiu gali būti ir fizinis. Mind the gap. Esat girdėję tokį? Between your brain and heart. Between your body and soul. Gali būti mind the gap. Between your soul and body.
Gali būti. Nu tai viskas, kas yra fizinis, tuo pačiu yra ir nefizinis. Jeigu aš dabar kažką liečiu savo lytėjimu, tai yra vis tiek ir energetinis dalykas, ne? O energetinis jau nebe fizinis kūnas. Yra fizinis, panča koša jogoje, ne? 5 kūnai. Yra fizinis kūnas mūsų, yra manamąja koša, yra mentalinis kūnas, mūsų mintis, protas, ne? Yra emocinis kūnas, mūsų jausmai, emocijos, ką mes išgyvenam. Yra energetinis kūnas, nu ir yra dar blissful body, tai šitą nepasakosiu, bet nes sunku papasakot, bet mes turim savo emocijas, mes jausmus, mes turim protą, mes turim fizinį kūną ir energetiką. Tai tantra yra apie visus kūnus, mes negalim sakyti, kad mes su savo mylimu žmogum arba su tantriniu partneriu turim būtinai sėdėti per atstumą ir keistis čia dabar energijom, bet negalima prisiliesti. Kodėl mes norim išmesti šitą dalį, kodėl mes norim seksualinę dalį iš to išmesti? Jeigu aš turiu nuostabų ryšį su savo žmona emocinį, mentalinį, per emocijas, per protą susijungti, kaip sapio sexual žmogus, per emocijas kaip demisexual vadinasi. Demisexual emocijos. Nu, aš jau biškai sujungiu kelias temas, bet aš turiu labai gerą ryšį su savo žmona emocinį, mentalinį, energetinį. Kodėl aš negaliu fiziškai susijungti? Tai jau nebe tantra? Vis dar tantra. Tai va, bet jeigu aš susijungiu su kažkuo tik per... Kaip sakot? Aš galvoju, pačią sąvoką nelabai suprasiu nuo pačią kątį. Jo. Tai va, jeigu aš susijungiu su kažkuo tik fiziškai, einu, susitikau barepaną, prilūpome alaus ar vinciaus pigaus ir davai einam pasidulkinsim, nu tai tada bus tik fizinis ryšys. Jeigu aš su juo dar nesusijungiu emociškai, mentaliai ir energetiškai, gerai susijungiau su kažko mentaliai. Mes protingai labai bare pasikalbėjom prie alučio ar vyno ir mes nuėjom pasidulkinom, nu tai nėra emocinio ryšio ir nėra dar energetinio. Tai nėra pilno ryšio, nėra tantros pilnos. Bet gali būti dauguma žmonių tik taip ir bendrauja. Daug žmonių 20 metų kartu bendrauja ir energetiškai niekada nebuvo susijungę ar emociškai. Vyras su moterimi net nesikalba 20 metų apie jausmus, ką jie jaučia. Tiesiog gyvena, susimoka už butą, štuką svarų, už kambariuką. Ir gyvena, susimeta skladkę, kad pigiau būtų gyventi ir viskas, o vakare dar kažką ir nuveikia. Galima taip gyventi, aš nesmerkiu, tiesiog aš manau, kad galima daug gilesnius dalykus patirti šitam gyvenime. Tai atsakant į klausimą jūsų apie tantros festivalį, atvykite į Premos tantros festivalį Liepos gale šių metų. Vat bus gerų temų. Reiks pasižiūrėti, aš nežinau, kokias temas man leis ir duos kalbėti. Bus labai fainas festas. Aš vengiu šitų festivalių, jeigu taip atvirai. Buvo Masters of Calm ir pati mokyta ten buvo, bet... Aš dabar įsipilsiu iš jūsų vandens į savo buteliuką. Specialiai. Specialiai mano atnešiu. Aš įsipyliau, kad kiti galėtų supirkti. Tai ir čipsų dar turiu. Čipsų? Duokit čipsų. Ei, kebrytė, duokit valgyti. Jo, tai kad sakė susai. Arba eisiu į tą Gregs, kur statybininkai. Jo, dar nepamiršai, ne? Nebuvau dar. Bet nueik, Gregs labai. Ir mano iš tikrųjų pusėseris rado vaikiną. Tantra? Jūs man teigiat, kad Premos festivalis yra negilus ryšys, o jūsų pusėserė susirado net vaikiną ten. Tai matot, kaip gali būti? Tai aš neteigiu, aš tiesiog tokia susidūriau. Aš juokauju. Tai jeigu man papasakė, viskas gali būti. Ten koks ir buvo, tai Latvijoje, tai kas Lietuvoje. Visur vyksta visko, visur yra skirtingas lygmuo. Man klausimas labiau, ar būna, kaip sakyti, ne tik tas, kas ateina to, kaip pasakyti, gyvuliško instinkto. Sakyčiau, kad 8-9% žmonių ateina labai sąmoningų, fainų žmonių išmokti kažką naujo, išmokti kažko, pasidalinti kažką. 9%. Galbūt 10%. Net su palapinė mane. Nu, aš tai su kemperiu. Aš tai su kemperiu. Mes turim kemperį. Mes festivaliuose. Kuris turi kemperį. Jis turi susirasti kažką, kas turi kemperį. Prie mūsų kemperiuko. Tik tai reikia, kas vairuotų. Ai, taip. Įeinate, žiūrėkit, kokios problemos žmogus sprendžia. Turi kemperį, nėra kas vairuotų. Įeinate Prema, tantros ir muzikos festivalis. Labas, turiu kemperį, turiu viską. Ar atsirastų fainas vaikinas, kuris atvairuotų iki festivalio už galimybę nakvynį kemperį? Kad tik tokios problemos būtų gyvenime, žinokit. Turiu kemperį, nėra kad... Atsakymai, nes aš nežinau, pavyzdžiui, jo, su kemperiu. Tai... Žinoma, kad su kemperiuku labai fainai. Prie mūsų kemperiuko labai dažnai ryte būriuojasi eilė. Turim vis tiek daug draugų, pažįstamų per tą laiką. Nepabendrauti, aišku, jie ateina, jie žino, kad mes turim kemperį, šaldytuvą, kuriame yra kondensuoto pieno kavai ir mes turim itališką espreso aparačiuką ir dujinę. Ir mes išsiverdam espresiuką, įdedam kondensuotą ir visi ten...
Tai galima ir nesu palapinė. Gerai, ar turit klausimų? Gal turit kokių klausimų? Šiaip atvarėt, nereik paklausinti. Apie bilę ką tinka? Kas su tantra susiję viskas tinka? Dar kol kas neturiu. Dabar noriu Įsinvulvinkit. Aš galvoju, pirmas klausimas mano būtų, ar yra galima draugystė tarp vyro ir moters? O kaip jūs manot? Grina, tai yra širdies. Vis jeigu vyras turėjo santykius su ta moterim, bet tik seksualinis. Dar daug pridėjinėsit sąlygų? Ar įmanoma draugystė? Jo. Tarp vyro ir moters? Jo. Bet jie prieš tai kartu miegojo. Sudėtingiau. Jie dar visi jaučia tam tikrus ir... Bet jinai jau yra santykiuose, jisai yra santykiuose. Bet... Blemba, aš dabar turiu tiek daug atsakymų ir nežinau, ką jie teri galiu leisti. Italai abu. Ir dar italai. Tai Amigos. Sudėtingai. Žiūrėkit, aš manau, kad vis tiek viskas yra įmanoma. Aš manau, bet priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai. Atsakysiu į klausimą kitais atsakymais. Galvoju dabar, ką čia galiu pasakoti. Nu, bet galiu pasakoti viską realiai. Va dabar mes gyvenam pas merginą, kuri yra iš Vengrijos ir gyvena 10 metų. Va čia mes su ja susipažinom tantros festivalį. Ne tantros, tame. Apie tantrą. Šokių festivalį mes gyvenam pas ją. Kadangi jinai gyvena Londone, o Londone 3 zonoje ir 2 yra brangus būstas, tai jinai turi tokį mažą studiją ir turi vieną lovą. Tai aš, mano žmona ir jinai miegojom vienoj lovoj visada su ją. Ar gali tai būti? Tarp mūsų gali, ar tarp manęs ir jos kažkas yra buvo? Ne, niekada ir tikriausiai niekada nieko nebus, bet mes galim visi 3 apsikabinę taip miegoti, nematau jokios problemos, nes ir yra mūsų žiauriai gera draugė. Visų pirma, jinai yra mano žmonos draugė. Man jinai visiškai neįdomi. Jinai ne Italija. Gal tas gelbėja. Dar turiu vieną istoriją, bet jos nenoriu eterį pasakoti. Tai papasakosiu, kai išjungsim kameras, gal. Tai reikia kažkokio bonuso, kažkam į kamerą kažkokio. Taip, į kamerą eina viena informacija, o jau tie, kas jau gyvai atėjo, gali biškį daugiau. Paskui priminkit papasakos. Tai yra visokių dalykų, nežinau, aš nematau, vėl labai daug mes augam, evoliucionuojam, kažkas greičiau, kažkas lėčiau ir tai, ką mes su žmona evoliucionavom ir ką mes išmokom, ką mes patyrėm per savo 10 su virš gyvenimo metų, yra tiek daug, kad aš kalbėdamas su žmonėm kitais, nejaučiu, kad taip nerandam daug žmonių ir porų, kurie taip daug kažką augtų ir mokytųsi. Čia dar vis atsakinėjai tą klausimą, tik tais per labai aplinkų. Ir daugam labai svarbus tas fizinis ryšys, ar tas emocinis, mentalinis, ar energetinis, bet aš jaučiu, kad kažkas labai sureikšmė tą fizinį ryšį, nes kažkas kažką buvo prilietę seniau, kažkas su kažko deitino ir čia jau nebegalima, čia jau reikia nutraukti visus ryšius negerai. Nu galima, aš esu deitinė su kažkuo, aš esu su kažko bendravę, su kažko esu miegojęs senai, su kažkokiu žmogum, bet tai nereiškia, kad aš su to žmogum turiu nutraukti visus ryšius. Jeigu tas žmogus vis dar yra mano geras draugas, kodėlgi tai yra blogai? Gal tas žmogus, va kaip sakė, senai sukūrė ryšį su kitu žmogum ir gyvena kitur. Gal jis dar vis vienišas, bet jeigu jis elgiasi sąžiningai ir nesikėsina sugriauti tavo santykį, nesikėsina vėl su tavim ateiti kažkokį seksualinį ryšį, ar energetinį, ar emocinį, ar mentalinį, nesvarbu į kokį. Tai kas blogai su to žmogum, kad aš kažkada su juo valgiau ledą, ar kažkada su juo miegojau, ar kažkada su juo vienam suole sėdėjau. Man tai yra absoliučiai lygiai tas pats. Galbūt su Goda mes turim tokį gerą draugišką ryšį, kas yra žymiai giliau negu su kažkokia mergina, su kuria aš miegojau atsitiktinai kažkada. Nu, gali būti, kad tai yra žymiai tvaresnis ryšys, nors aš jos net nesu prilietęs. Nu, mes labai gerai sutarėme, ne? O su kitu žmogum aš gal net kažką veikiau, bet aš, nesu tiek artimas. Gali tai būti, aš nesakau, kad taip yra visada, bet gali tai būti. Tai aš kartais jaučiu, kad aš turiu tokių draugų, va, tą vengrę mūsų draugą, su kuria mes vienoj lovoj miegam, jin man daug artimesnė draugė ir aš, nežinau, nuostabus žmogus, aš su ja turiu daug geresnį ryšį, negu su kažko, su kuo aš esu miegojęs. Nu, keista, bet taip yra. Čia yra tai, kas nematoma. Tai yra tai, kas nematoma akimis. Yra tokia... Dauguma vyrų tai vis tiek galvoja, draugai, bet vat į lovą ir galvoja. Tai jeigu vyras, mano draugas kitas lietuvis labai gerai sako, jeigu jūs jaučiat, kad vyras iš jūsų tikisi tik tais fizinio ryšio, seksualinio ryšio ar kaip jūs išdulkinti, yra taip, jūs ką tik paminėjot. Yra vyrai, ne, kurie vis galvoja, kad iš jūsų tik vieną gali gauti. Kas taip galvoja? Bendrai. Yra vyrų, kurie nori iš moters tik tais to. Tai jeigu moteris blemba, gali tik tą pasiūlyti. Ta moteris gali tik tais tą pasiūlyti. Ten vyrai tie, žinai, kuiliai, kur eina per... O per ką jie eina?
Per haremą. Tai vyrai kuiliai ir eina per tokias moteris, kurie gali pasiūlyti tik tą. Moteris, čia tarp jūsų tokių nėra, tai moteris, kuri gali pasiūlyti žymiai daugiau, niekada su tokiu kuiliu nebus. Ne, nu tai jo, bet tai va, ir sakau, ar gali būti jie taip draugai, ne? Nu jis vis tiek turi tą mintį, ne? Nesakau, kad ten ta moteris miegos ar ne. Tai mintį gali daug ką turėti. Aš dabar čia sėdžiu, žiūriu jūs ir aš turiu labai daug minčių. O, ta prasme, kodėl jūs iškart galvoja? Svarbu kokios priežastys, daug ko jie bendrauja, žinai. Jeigu... Prasme, ką gauna žmogus vienas iš to santykių ir kitas. Va čia dar gali sėsti ar kažkur, jeigu. Tik tais daug negerkit, nes nebėra daug. Daug negerkit. Čia Godos ausinės labai geras. Iš tikrųjų neblogos, labai gerai slapina garsą. Taip, underground'e Undergroundinės ausinės. Transporte labai gerai padeda. Tai žiūrėkit, vėlgi aš dar gal biškai, kad nereiktų atsakinėti daug klausimų, kurį aš girdžiu, kad yra pakankamai paviršutiniai. Ką daryti, jeigu vyras man išdulkinti nori? Tai nesidulkinkit su juo. Ką daryti, jeigu kuiliai kažkokie ten tik tą galvoja? Tai nebūkit su tokiais žmonėm. Tai nebūkit su tokiais žmonėm. Juk jūs esat tokios protingos būtybės. Jeigu jūs jau iškart jaučiat, kad vyras su jumis nori pabūti ir mintyse, gerai, aš kitaip paklausiu, ar jūs kas nors iš jūsų dabar jaučiat, kad aš čia noriu jūs kažką išdulkinti? Ne. Gerai, kitas klausimas. Jeigu kas... Mano žmona kelia ranką, nu bet tai yra tiesa. Žiūrėkit, gerai, paklausiu kitaip. Jeigu jūs galvotumėt, pajaustumėt, jog aš noriu kažką iš jūsų čia išdulkinti, ar jūs čia ateitumėt? Aš tai ateičiau pažiūrėti, pasisektų ar ne. Va, bet tada jūs... Daug vyrų norinčių, bet jiem nepasisektų. Va, būtent. Ir tada jūs, kaip save gerbinti asmenybę, ateitumėt čia, pažiūrėtumėt, sakytumėt, tas kuilys, tikrai, aš nenoriu su juo būti ir išpyzdintumėt lauk. Jūs paimtumėt ir išeitumėt ir viskas. Arba pažvengtumėt. Jo, aš prikolinu, žiūrėkit, aš viską prikolinu. Aš tiesiog sakau, kad jūs esate tokios protingos, aš žinau. Aš jaučiu, kad jūs pajausit, kad šitas žmogus nori manim pasinaudoti, aš su juo nebūsiu. Šitas žmogus nori apdūrinti mane, šitas žmogus nori mane įdarbinti ir nemokės man atlyginimo, aš jam nedirbsiu. Šitas vyras neger, šita draugė man nedraugė, atrodo feikinė. Nebūkit su žmonėm, su kuriais jūs nenorit būti. Nebendraukit su tais, kurie išsiurbė jūsų energiją. Eikit būti su tais, su kuriais jums gera būti. Ir dalinkitės viskuo su tais, su kuriais jums gera dalintis. Ir nelaukit nieko atgal. Šitas yra pats geriausias, kai aš šitą supratau ir pradėjau, tai gyvenimas... Kažkas turėjo klausimą? Aš turėjau žmonai klausimą. Nu, klauskit, aš perfrazuosiu, kad girdėt. Tavo praktika. Tai ką vyras daro, maždaug aišku. O kokia pozicija moters? Ką per Dao praktiką daro moteris? Kodėl jūs mūsų apie Dao klausėte, jeigu mes nesame Dao mokytojai? Dao mokytojai yra Vytautas su Edita Senku, patys geriausi, eikit pas juos ir mokykitės geriausi Lietuvoje, arba man tiek čia... Viskas susiję, arba man tiek čia Tailandė. Nu gerai, galiu dalintis, nes žinau, man Dao praktikos. Moters pozicija, vyro tai aišku. Moters pagrindinė Dao praktika yra turėti visų pirma sveiką subalansuotą kūną, visus organus ir visą kitą, endokrininę sistemą. O jeigu apie seksualinės Dao praktikas jau kalbam, arba kung fu vadinama, arba dar kažkaip, tai yra pagrindinis dalykas ištreniruoti labai teisingai ir kokybiškai makšties vidinius raumenis. Tam, kad moteris, vėl čia pirmiausia sveikatos klausimai, nes tai bus sveikiau. Antra, taip moteris galės patirti daugiau malonumo. Tai vidinių makšties raumenų treniravimas dažniausiai su kiaušiniu Dao, ar nefritiniu, arba bet kokiu kitų nupirktų į sex shop. Pagrindinė praktika yra taip, yra makšties kanalas, va jis eina va taip. Ir moteris, kuri yra labai įdomiai pasakoti. Gerai, nušokom nuo Londono. Nu, bet aš galiu papasakoti. Tai yra makšties kanalas ir čia yra raumenys. Moteris, kurie super gerai treniruota Dao praktikos, jinai gali paėmus va tokį mažytį kiaušinį. Ta kiaušinį judint vien makšties raumenų pagalba, va šitaip va, iš apačios į viršų ir žemyn. Va taip, kiaušinis vaikšto. Aukštyn žemyn, vien savo raumenim. Tai įsivaizduokit, kokio elastingumo ir tvarumo yra tie raumenys. Dažniausiai tos praktikos yra labai labai prasmingos ir naudingos moterim po gimdymo, nes viskas vidiniai makšties raumenys labai išsitampa ir išsidrasko ir tai yra būtina treniruoti. Tam yra Kėgelio pratimai, ką reikia būtina daryti. Ir iš tikrųjų labai įdomus mūsų kūnas, tęsiant šitą temą. Čia nežinau, vėlgi su Dao susiję, bet šiaip tik pasakysiu įdomų faktą, kurį senai sužinau, bet ant kiek protingas yra mūsų kūnas, ant kiek protingas yra moters kūnas, kad gimus vaikui
moteris turėtų daryti Kėgelio pratimus tam, kad vėl subalansuoti savo vidinius raumenis. Ir netgi jeigu jų nedarom, ant tiek natūraliai subalansuotas mūsų kūnas, kad vaiką, kai žindo moteris, vaikas kartais įkanda arba skaudžiai priliečia spenelį. Pabandykit kas nors, paprašykit ko nors, kad netikėtų jums įgnyptų į spenelį, jūs iškart sutrauksit raumenį. Iškart darysit Kėgelio pratimus. Vaikas, įkasdamas į krūtį, jūs priverčia daryti Kėgelio pratimus natūraliai, netgi apie tai niekada jokiose knygose neskaito. O tos, kur nemaitina, nedaro Kėgelio pratimų natūraliai. Tai jos turi eiti tada į pratimus ir eiti praktikas ir daryti arba namuose daryti. O jeigu nedaro, vis tiek ten viskas Organizmas nesusitvarko tobulai iki galo. Iš energetinės pusės kvėpavimas tiesiog. Tai ir kvėpavimas. Dėl ko jūs klausiate? Vyrai tai turi sulaikyti, ne? O moteris... Palopo, ką vyrai turi sulaikyti? Nu, jie tam iškvėpuoja. Tai ir moterim galima, tai ir moteris, tai yra kvėpavimas, mikrokosmoso ir makrokosmoso kvėpavimas abiem patirtim. Kelia energiją, ne kvėpavimą. Aš taip matau. Jeigu taip dabar apie energetinio, ne fizinį lygmenį iš čia matau norit išgirsti. Ok, galima apie tai. Fizinį jau praktikuojat jau. Dabar praktikuojat. Tai nueikit pas Editą, jinai papasakos. Edita gera mokytoja, jinai gali geriau papasakoti žmonės. Yra mikrokosmosas ir makrokosmosas. Labai primityviai kalbant, yra va čia Žemė ir mes galim įsižeminti ir paimti visą energiją iš Žemės, jeigu mes įsižeminę. Ir yra va ten dangus. Arba ten yra kosmosas, arba ten yra visata ar kažkas. Ir mes galim iš ten paimti energiją. Kaip tai padaryti? Jeigu mes tuom labai primityviai kalbėsiu, bet čia iš esmės labai sunku ir perteikti energetiniam lygmenį. Įsivaizduokit, aš esu mažytis tik tai, ne? Žemė milžiniška, kosmosas milžiniškas. Įsivaizduokit, iš Žemės aš galiu siurbti energiją per kojas ir visą kūną ir nuvaryti ją tą energiją iki kosmoso ir iš kosmoso siurbti energiją atgal ir iki Žemės nuvaryti. Ir jeigu ta energija teka per mane, vat aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad teka, aš dabar atsirėmęs į nuostabų medį, ne šiaip savo. Ir ta energija teka per, aš nebesu aš esu susijungęs su va ta žeme, nes aš labai daug vaikštau basas ir įsižeminęs esu. Ir labai daug susijungęs su dangum, nes galima medituoti, valgyti tinkamą maistą, leistis per save tekėtą energiją. Tai jau nebesu aš mažytis, aš esu jau visa visuma su ta žeme ir su ta visata. Ir ne veltui rodau šitaip, tai yra mikrokosmosas. Per mane eina kosminė energija, nuteka į žemę, per kojas kyla aukštyn į viršų, nuteka ten ir grįžta atgal. Aš esu daug daugiau nei aš. Aš jau esu daugiau nei fizinis kūnas. Galit pamatyti daug piešinių psichedelinių ir panašiai internete, kur va tokia aplink tave nupiešta aura arba energetinis laukas, kuris yra vienų didesnis, kitų mažesnis. Tai va čia yra tas biolaukas visas arba mikrokosmosas. Ir dabar aš sujungsiu su Daubiški, čia esu aš. Ir jeigu aš tą energiją va tai per žemę ir per kosmosą, per save perleidžiuosi, aš esu daug daugiau nei aš. Ir aš ateinu, susitinku su savo žmona, kuri irgi tą patį praktikuoja. Tai tada jau mes, kai prieinam viens prie kito, per ją teka energija į žemę, iš žemės per mane, iš manęs į kosmosą, iš kosmoso ir ją. Ir mes gaunamės jau tada kaip vienas va toks va elementas. Ir va tada mes jau galim nesusilietę viens prie kito, pajausti kažką tokio, ko labai retas yra pajautęs. Ar reikia mums tada suartėti fiziškai? Galima, bet nebebūtina. Bet galima ir suartėti fiziškai ir irgi tada nebe va toks gauna seksas jūsų. Kai liečias kažkas į kažką, du gyvūnai liečias viens prie kito, kad sukurtų kažką brutalaus. O tada liečiasi dvi energijos viena prie kitos, dvi emocijos, du nebe kūnai, o du va tie mikrovisatos susijungia. Ir pasidalina kažkuo, ką aš nemoku čia papasakoti. Davo paskaitėlį. Nu, aš tai, davo paskaitėlę. Nu, aš taip matau, bet labai sunku man tai perteikti, nes kad tai patirti, tu turi būti susitvarkę savo gyvenimą, tu turi neturėti rūpesčių, tu turi nebūti baimiai, tu turi nebūti pavydę, neturi turėti gėdos jausmo, kalties, liūdesio, turi kalbėti tik tiesą, negali niekada meluoti, turi matyti realybę tokią, kokia jinai yra, nes tol, kol gyvena mele, tol, kol bijom, jausmai gali būti, jausmai viskas ok. Apie kokius jausmus jūs kalbat? Ar jūs manot, jog aš neturiu jausmų? Ar jūs teigiat? Pala. Kam jums reikalinga gėda gyvenime? Kam? Net negalvoju. Tai ne apie jausmus mes kalbam. Aš dabar kalbu, kad mes turėtumėme kuo mažiau turėti negatyvių jausmų, kurie mums visiškai nereikalingi. Ką man jausti baimę šitam gyvenime? Aš nebijau, aš saugus. Kai aš saugus, pirma čakra. Muladhara, saugumas, baimė. Baimė blokuoja saugumą. Jeigu aš bijau, jog rytoj prarasiu vyrą arba darbą ir nebeturėsiu iš ko pavalgyti, kaip aš galiu jaustis ant šito žemės saugiai?
Aš nejaučiu jokios baimės, kad aš nebeturėsiu valgyti ar kad man kas nutiks. Tada aš galiu eiti į kitą lygmenį. Antrą čakrą, svatisthana. Antrą čakrą. Jeigu aš jaučiu kaltę, visada jaučiuos kaltas, oi čia kažką padariau negerai, oi čia kaltas jaučiuos, kaip aš galiu toliau gyventi laimingas. Gėda, trečia. Kaip aš galiu turėti daug valios, kaip aš galiu kažką daryti iš savo manipūro čakros, iš valios centro, jeigu aš visada jaučiuos kaltas. Aš kaltas, kad negerai pasakiau, aš kaltas, kad prisidirbau, aš visur kaltas. Širdies čakra, anahata. Liūdesys visiškai temdoje, užspaudžia tiesiog. Kaip aš galiu mylėti kitus, kaip aš galiu būti atsidaręs ir jeigu pas mane širdgėla viduje, pastoviai aš liūdnas. Tai va aš apie tos jausmus kalbu. Višudha. Jeigu aš kalbu netiesą biški, ne tai, kad aš melagis, nėra čia tarp jūsų melagių, bet kartais nedasakom, kartais biški norim kažkur pačytinti. Kartais draugai negalim išsipasakot kažko. Va man buvo daug žmonių su manim elgėsi labai negražiai paskutiniu metu, nes dariau biznius, verslus ir panašiai su tai žmonėm ir jie mane išdurinėjo. Ir aš nieko jam negaliu pasakyti, nes jeigu aš pasakysiu, mums nutrūks viskas dėl to, kad jie yra vietiniai tailandiečiai, aš esu svečias ir jie naudojasi to, kad aš esu svečias ir lupa iš manęs pinigus. Aš noriu tai pasakyti, kad girdi, tu nesąžiningas, tu lupi pinigus, bet negaliu, nes jie žiūri akis ir meluoja man, o aš negaliu to net išsakyti. Ir aš pradedu kosėti. Aš, pizdėts, aš kosėju, žmona sako vėl, sako, tu net neperšalai, man kiša vaistų, sako, nekišk man tų vaistų, aš išsiklikiu, išsidainuoju, išsivėmiu, literaliai, man skauda, čia aš jaučiu gumulą, nes aš kokias 3 savaitės matau, kaip mane apgaudinėja, žinot jausmą, aš nežinau, bet aš negaliu, aš visada visiems viską sakau, bet ten negaliu, nes man nutrūks verslo projektai ir visa kita, nes jie tyčiojadamėsi iš mane, žiūri akis ir kažką sako ir aš, sakau, negali, tai būtų negali su manim taip elgtis, bet visą tai vidau. Negaliu. Ne, tai aš viduj paskui išsisakau, aš tą iškalbu, bet neįėmė akis ir man paleidžia. Tai įėmė akis lietuviškai. Akis lietuviškai gali? Parazitai. Tai va, jau dabar aš išsikalbu, man iškart išlaisvėja, aš nebekosau. Tai žiūrėkit, grįžtu prie temos. Nereikia būti bejausmiu, aš nesu bejausmis, aš labai jausmingas žmogus, labai emocionalus, bet nereikia, mums visiškai nereikalinga gėda, mums absoliučiai nereikalinga baimė. Aš nekalbu apie baimę, kad stovit ant dangoraižio krašto ir nebijot. Baimė mirti yra natūrali baimė, bet tada, kada tikrai grėsia fizinis pavojus stovint ant aukštos stogo atbrailos. Bet kur yra baimė, kad aš prarasiu darbą? Tai kitą susirasiu. Čia netikra baimė, čia sukurta baimė, kad va tau bus blogai. Čia mirties baimė ta pati. Aš bijau, kad nebeturėsiu maisto ir mirsiu. Iki to yra labai toli. Nu, nes turi, pavyzdžiui, vaikų dar Pavyzdžiui, baimė, tai gėda su tuo moraliniu kompasu, ne? Ką jūs laikot moraliniu kompasu? Kiekvienas mes turime dalykus, kuriuos mes laikome Moraliniam normam? Bet čia ne mirties baimė, kad vaikai Taip. neprižiūrėtų. Absoliučiai. mirti, nes, tarkim, nebus kas vaikais pasirūpinti. Taip. Draugai labai laiko labai visų žmonių. Tai ką? Taip. Sako, nu tu esi crazy. Šituo diskutuoju. Aš to, kurį valėvas skrendu. Taip. Labai gerai, skrisk. Tik tai katinus turiu, nežinau, negaliu diskutuoti iš vaikų pusės. Crazy. Pavyzdžiui, ir jos būna žmonės, kurie kiša man savo Fainai, norėčiau tokiam pamatyti katinus. vos ne savo perceptions apie gyvenimą, kas yra gerai, kas yra negerai. Aš bandau suprasti, kad mano realybė skiriasi nuo tavo. Absoliučiai. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog tu turi gyventi pagal savo tą moralinį kompasą. Taip. Aš pasakau, man yra fainai. Čia dabar truputėlį minėjau, turim dabar pokalbį apie moralinį kompasą ir tą, pavyzdžiui, gėdą, nes mes tiesiog atskiriame, kas yra gėda, kas yra negėda, kas yra malonu. Pala, kas yra gėda? Pasakykit, kas jums yra gėda? Šiaip, diskutuokim tokį. Nežinau, aš nežinau, tokia jausmė gėda. Ar galėtume dabar visiškai nuoga su manimi eiti nudistų pliažą? Dabar, va, iš čia. Bet dabar iš čia mes atsistojame ir išeinam. Jūs manęs nepažįstat labai gerai. Ar galėtumėt ar ne? Nežinau, ar norėčiau. Okay, ar ne. Ar tai aš toliau tęsiu. Ar galėtumėt ar ne? Pirmas klausimas. Manau, kad galėčiau. Galėtumėt. Ar jaustumėt gėdą dėl savo kūno ar dėl kažko? Gėdą. Būtent apie gėdą kalbu. O ką jaustumėt? Ne, mes neįsim, bet... Galbūt nebent tokį kaip tik kitas suprasta, nes mūsų moteris ir vyras eina būtų nuogai, tai turi dvi priešingas lytis, ar ne, iš kur žmonėm yra red flagai, tai šitą vyksta. Tai va, jūs galvojate iškart, ką kiti pagalvos? Iš kurio jausmo tai galvojat? Gėdas? Aš klausiu, aš neteigiu. Iš moralinio kompaso.
Gerai, moralinis kompasas, jūs jau paminėjot 5 kartą. Kas yra tas moralinis kompasas? Žiūrėkit, aš kitaip paklausiu. Ar iš baimės, dėl ką kiti pagalvos neįtumėt? Ar iš gėdos, ką kiti pagalvos? Ar iš baimės, kad suims policija? Ne, aš sakiau, į nudistų pliažą, kuris legalus. Iš kuris jausmas jums, kuris negatyvus jausmas jums trukdytų tai padaryti? Gerai, jūs bijot išeiti iš komforto zonos dėl kurio jausmo? Ar jūs bijot išeiti iš komforto? Tai va, tai čia yra baimė. Jūs bijotumėte eiti, nes kažkas pasmerks. Nu, ar ne tai pagalvos, ar panašiai. Tai va čia yra dar baimė. Aš nesakau, kad visi turim išmesti visas baimės ir pradėti daryti crazy dalykus. Pavyzdžiui, aš asmeniškai neturiu tos baimės eiti nudistų pliažą su svetimo moterim, nes aš žinau tiksliai savo viduj, nes va, aš sakau tiesą, kad aš nieko su jom blogo nedarau, kas apie ką apie mane galvos, man nekelia jokios baimės, man nekelia gėdos, man nekelia kalties, nes aš nesijaučiu kaltas, nes aš nieko blogo nedarau, nejaučiu gėdos, nes aš nieko gėdingo nedarau, tai yra mano kūnas, tai yra tavo kūnas, aš einu į legalų pliažą, aš nejaučiu baimės, jog mane pasmerks kažkas už kažką ar suims, nes tai legalu, aš nejaučiu jokio negatyvaus jausmo, kas reikštų, kad aš esu šiuo atveju, tik tais taip primityviai kalbu, labiau įsilaisvinęs už tave. Arba mano moralinis kompasas, terminas, kurį tu labai mėgsti, man leidžia būti daug laisvesniu, nes jis žymiai platesnis mano moralinis kompasas ir leidžia ne tik į pietus ar šiaurę, bet ir dar ir rytus į vakarą. O kuo geriau eiti nudistų? Ne, aš tik prigau, nereikia eiti tą nudistų pliažą, aš tik pavyzdį savo. Man labiau priežastis, kodėl, ne ar ten gėda, ar negi, pavyzdžiui, man duoda 10 000 svarų, aš galiu eiti nuoga čia iki stoties, man nesvarbu. Už 3 praeičiau, aš už 3 štukas praeinu. Už 3 štukas nuo tų vartų iki nuo metro. Kas? Aš nuogas praeičiau. Ai, tu pigiau biškė. Su Goda kartu, jeigu eisim už 2. Aš tai, pavyzdžiui, su žmona visada nudistų pliažą einam, nes jeigu mes Tailandė būtumėm, man visai patogiau. Tai visų pirma, pradėsiu nuo to, kad aš nieko neskatinu niekam nieko daryti ir niekur jūs niekas neiki. Aš tik sakau, kaip aš gyvenu, bet tai nereiškia, kad jūs čia kažką skatinu daryti. Jeigu aš Tailandė gyvenčiau 8-9 mėnesius per metus, ką aš ir darau, ir eičiau visada į pliažą, tai mano pimpelis būtų tokio baltumo, kad šviestų per mano kelnes. Nu tai aš einu nudistų pliažą, plus man gražu pažiūrėti kitus žmonės, aš maudaus, ten yra labai daug gėjų, lesbiečių, bisexual žmonių, labai įvairių žmonių, kurie eina maudosi, kalba, bendrauja, labai atviri žmonės. Aš ateinu prie nepažįstamų žmonių, mes bendraujam atsistoję nuogi. Mes bendraujam, prieinam, mes va šitaip sėdim ir bendraujam. Senais laikais taigi pirtyse būdavo. Einu aš į pirtis lygiai taip pat. Tai aišku. Ne, bet čia mano, žiūrėkit, čia mano kampas yra, jūs taip nedarykite, jeigu nenorite. Į pirtį žmonės eina su sintetiniam plavkiam ir su maudymke per visą pilvą. Ar jūs įsivaizduojat, kiek jūsų kūnas bando prakaituoti ir neleidžiat išeiti prakaitų iš savęs ir visi šlakai kaupėsi jūsų organizme. Į pirtį negalima eiti su rūbais. Bent rankšluostuką užsimeskit dėl higienos ir eikit nuogi, bet ne visiems eina paaiškinti. Taigi reikia užsidengti kažką, nes taigi gėda, užsidenk savo gėdą. Ne, tai čia dar kas ateina į tą pirtį, gali būti dauguma žmonių, kad galėtų bet yra tokių konservatyvių ateina. Tai neikite konservatyvią pirtį, pas mus atvažiuokit vasarą, pas mus mes turim pirtį savo asmeninę su nuosavu prūdu, Lietuvoje. Atvarykit, pas mus galite taip, kaip jums patogu. Jaunai tenai pirtį mintimo, ne? Ne, aš. Ne, sako. Galvoju, ja, kur čia ta pirtis. Dar yra klausimų apie moralinį kompasą? Ne, nu geras, aš mėgstu, kai žmonės turi labai faino aiškių terminų ir tą terminą naudoja kaip kažkokį tai atsvaros tašką ar atspirties tašką. Bet kartais man patinka išmušti žmonių tą atspirties tašką ir sakau, kad čia nėra tokio dalyko. Arba yra, bet mes tik kitaip tai vadinam. Bet aš žinau, ką tai reikia. Moralinis kompasas nebūtų, kad tiesiog nedarai kitiem kažko, ko nenori, kad tau darytų. Ir tiek. Tai yra tam tikros tavo vertybės, kurių tu visą laiką laikaisi, nesvarbu kas. Jeigu tu esi pasimetęs situacijoje, tu pasižiūrėk į savo moralinį kompasą. Tai vertybė. Vertybių sistema galim vadinti. Vertybių sistema, pagal kurią jūs vadovaujate. Bet čia vis tiek gaunas atsiremtų į tą, kad tu kažkokia, jeigu turi vertybę, tai tu dėl ko tu ją turi, dėl ko jinai atsirado, nes tu nenori, kad tau kažkas taip darytų, tu irgi taip nedarai. O, tai čia labai jau gerai. Jeigu aš nenoriu, kad su manim taip elgtųsi ir aš gražiai elgiuosi, čia jau labai aukštas sąmoningumas, tiesą sakant. Tikrai. Bet kiek žmonių elgiasi ne taip?
kiek žmonių elgiasi negražiai, nors patys meluoja, bet su jais nori, kad nemeluotų. Jo. Ne, tai čia iš tikrųjų tai yra neįmanoma šitie dalykai. Įmanoma. Pradėkim nuo savęs ir bus įmanoma. Viskas įmanoma. Neįmanoma, kad jeigu tu nori, kad tau niekas nemeluotų, bet tu meluoji visiems. Aš sakau, neįmanoma. Tai tada ir pritraukiam. Meluos jau labai greitai. Žinau. Kaip būk geras kitiems, vos netugausi tai atgal, ar ne? Kaip suprasti kai kuriems žmonėms tą tokią ribą, kaip ją įsibrėžti, kad vos ne, nes aš žinau tokių situacijų žmonių, kurie labai daug duoda, gal negauna, bet galvoja, kad ateityje vis tiek karma. Bet gal. Aš nedatekliaus duoti. Nes galbūt aš bandau, galbūt tu tai gausi iš kitų žmonių, iš kurių to iš tikrųjų to reikia. Taip. Nes galbūt tu galvoji, kad tu reikia, tarkim, to dalykų, tarkim, draugystės. Turi draugės, kurios viena labiau investuoja, draugystė kaip mažiau. Aš sakau, tu truputėlį atsigręžt nuo jos. O kodėl jūs patarinėjat? Vienas klausimas. Antras klausimas, kodėl jūs klausėt tokį klausimą, kuris jum neturi prasmės didelės? Aš tiesiog įdomu, aš tiesiog plačiau suprasti. Nu tai jo, va čia labai gerai kolegė paminėjo. Ar pirmas klausimas. Ar iš pilnatvės duodame, ar iš to, kad turim per daug? Pavyzdžiui, aš dabar čia sėdžiu nuoširdžiai su jumis dėl to, kad aš turiu per daug laiko ir per daug energijos. Jeigu aš būčiau pavargęs, neturėčiau energijos, neturėčiau finansų čia atskristi, aš čia su jumis nesėdėčiau. Tai aš labai akivaizdu jums, kad čia sėdžiu nemokamai, nes aš noriu pasidalinti. Iš per daug, man iš pilnos stiklinės bėga lauk ir aš dalinuosi. Fainai. Bet žmonės, kurie neturi kažko ir sako, aš tam padėjau, o man nieks nedavė. Neturėjau laiko, bet vis tiek padėjau. Tai jeigu tu neturėjai laiko, bet padėjai, tu jau ne iš pilnatvės davėjai, iš trūkumo. Ką tu gali iš trūkumo duoti? Jeigu aš einu ir sėdi gatvėje benamis ir neturiu nei cento, ką aš jam galiu duoti? Realiai nieko. Aš galiu apsimesti, kad duodu, bet iš tikrųjų aš nieko jam neduodu. Aš tik iš savęs dar apvagiu. Tai visų pirma reikia patikrinti galbūt, ar tas žmogus tikrai turi ką duoti ir tada duoda. Ar visgi jeigu duoda nuolat ir nieko negauna, nu tai gali būti ir kvailystė kartais. Buvo motina Teresė, jinai dalino, visiems davė ir jin gavo atgal, gal karmiškai kitam gyvenime gaus daugiau, ką žinau, gal. Tai aš visada irgi sveriu. Yra žmonių, kurie aš matau, kad pradeda iš manęs siurbti kaip energetiniai vampyrai. Vieną kartą duodu, antrą kartą, trečią. Sakau, žiūrėk, nepyk, bet daugiau užteksiu. Aš, taip. Bet dažnai vis tiek pajaučia žmonės. Kiti yra dažniausiai aukos mentalitetas. Oi, aš auką, aš turiu visiems padėti ir duoda. Bet dažniausiai aukos mentalitete kas yra? Tas, kuris pats neturi nieko. Tai iš ko jisai duoda? Iš trūkumo. O tas, kuris duoda ir tikisi atgal, tai agresorius jau. Ir iki agresorius galima pereiti, jo? Ir vienas ir kits tam pačiam, toj pačioj valtyj. Tai galima visiems duoti, jeigu mes turim. Jeigu aš turiu laiko čia ir dabar kalbu, man zin, galim čia sėdėti ir būti. Bet jeigu aš neturiu laiko, oi blemba, reiks vėl su jais susitikti, nėra laiko, taip čia man iš mane išeikvoja, privargina. Tai iš ko aš duodu? Neduodu, aš tik tai... Jo? Jūsų labai smaili nosis. Kad labai smaili. Reiks paguglinti. Gavot nosį? Aš po operacijos galvosiu. Ne po nosį pradžiu, šiaip operacijos galvoju. Po? Po operacijos, ne nosios operacijos. Turiu veido operaciją. Ir nosis dar buvo Petru labai... Kryva Petru? Jo, man tiesiog trenkė, mane tyčia uberyje. Mane tyčia ant ligmelio trenkė iš alkūnės. Kažkas netyčia trenkė iš alkūnės? Jo, pasukė kažkaip tai mentą. Sako, turbūt rodė kažkam patelį ir aš taip einu. Baudas. Būna atveju, kai kažkam tyčia trenkė. Gerai, ar dar yra kokių klausimų? Ar einam valgyti, ar after party darom? Kur čia Londone reikia after party daryti? Į Buckingham Palace. Ricas prie pat. Mačiau Ricas, kad yra ten prie parko. Gali būti sudėtingas, bet klausimas. Man patinka sudėtingi klausimai. Varykit. Jeigu yra pagrindinė, jeigu nėra, tai kelios priežastys. Kodėl žmonės, tiek daug žmonių, pavyzdžiui,
pasirenka kažkokią religiją ir skiria savo visą ten laiką tai religijai. Kas ten kokią jogą pasirenka ir viskas, jis dabar čia jam joga kiekvieną dieną 24/7, žodžiu. Vis įninka į bet ką, į va tokius dalykus. Kokia yra to pagrindinė priežastis, to tokio įnikimo į bet ką, nesvarbu, ar tai religija kažkokia, ar joga, ar sekta, ar dar kažkas, kaip atrodo. Žodžiu, kodėl žmonės pasineria į jogas, arba labai stipriai, arba kodėl žmonės į religiją pasineria ir eina link to. 90% bus ne joga. Nu, aš manau, kad žmonės į tas sektas panyra, arba kad ir krikščionim tampa griežtais, ar bet kokiu, ar budistais, ar dar kažko. Dėl to, čia mano nuomonė, aš taip galvoju, bet manau, kad yra tam labai aiškus paaiškinimas. Dėl to, kad neturi savo smegenų prisimti atsakomybės už gyvenimą. Ir tada jiem reikia kažkokio iš aukščiau, iš protingesnių žmonių, kad jiem nuleistų taisyklės, kad daryk taip ir būsi laimingas. Tam ir atsiranda taisyklės bendruomenėse. Darysi jogą, darysi asanas, melsies, darysi tau bus gerai. Jeigu žmogus pats yra sąmoningas, jis žino, ką jam gyvenime daryti. Tas, kuris neturi, galbūt vertybių neturi savo tikslių ar dar kažko, ne? Arba neturi savo valios kontroliuoti savo gyvenimą, jis ir laukia, kol kažkas kitas jam pasakys, kaip tai daryti. Aš tokius žmonės vadinu aveliam. Taip kaip čia buvo lygos tam tikros, kaip yra mūsų visa politika ir panašiai, jie pasako tau, ką daryti. Čia mokėk mokesčius, čia nueik, čia gausi pensiją ir žmogus iš baimės dirba, nes pats nesumasto, kad aš galiu ant savęs kažką sukurti, daryti kažką geriau. Jo. Atsakomybė negali ir nemėgsta prisimti atsakomybės, dėl to nuleidžia atsakomybę, net nenuleidžia, iškelia atsakomybę, kad kažkas iš aukščiau man pasakys, ką daryti, paeisiu į bažnyčią ir bus okei. Nemokėjimas prisimti atsakomybės galbūt. Viena iš priežasčių, gali būti daugiau, bet... Nu, iš šeimos dar eina, iš kartos į kartą, ta prasme, mes irgi, pavyzdžiui, daugumą tikriausiai buvom krikštyti, nei mes čia norėjom, nei ką, bet, pavyzdžiui, paimam mus tėvai ir pakrikštyti. Jo, bet viskas okei, mes ar tampam paskui labai dvasingais krikščionim ar ne, čia kitas jų klausimas. Kitas krikštų, ką tai reiškia, kai sako, per čia tiek daug minčių. Ne per vėlą, bet tėvai. Kai tėvai pakrikštė, kas įvyksta su to krikštu, nes aš tiek esu girdėjus apie tą, kad čia uždeda jau velnio tą trečią akį. Uždaro trečią akį. Nežinau. Nu, aš tai nežinau, čia reikia klausti kunigų. Aš tai atsikrikštau, pavyzdžiui. Kiti atsikrikštė. Nu, aš turiu keletą gerų draugų, kurie yra kunigais, va mes su jais bendraujam. Ir aš labai esu... Tai tu tėčio klausi. Aš žinau, kaip pakrikštė. Protestantų kunigas ar... Nes kunigai negali. Jis krikščionis, jis neturėjo turėti manęs, bet taip atsitiko, kad... Ir galvojau šitą krikščionį. Turiu ir tokių draugų. Turiu tokių kunigų, kurie turi vaikų. Nu viskas gerai, man tai aš nematau problemų. Jisai perėjo, kai mano mama pastojo, jisai perėjo į tą, kaip vadins, baptistų, aš nebežinau pavadinimą. Kur gali šeimą turėti. Kur gali turėti šeimas, jo. Ir aš ką galvoju, kad kai aš kalbu apie jogas, belė ką, kas turėtų būti susijęs su reinkarnacijom, jisai mane žegnoja ir sako, tu vaikeli. Tai žiūrėk. Bet tai kaip Jėzus Kristus nužengė ten kažkur ir vėl grįžo po to? Nu mes neblogai perėjom nuo Londono iki reinkarnacijos religijos ir Jėzus Kristus kur nužengė. Tai man per krikštą aš esu buvęs gal kokį 30 krikštynų per gyvenimą, gal 40, tiek esu buvęs, nes fotografuodavau seniau. Esu buvęs 341 vestuvės savo gyvenime. Nelinkiu nieko. Ne. Laidotuvės esu patinęs, bet kaip senai vaikas buvo vaikas. Ne, nesąmonė, bet esu buvęs. Tai per krikštą man labai įdomi viena frazė, kuri vis atsimena man pila vandenį, ten tepa su tuo aliejuku ir sako, išvaduos tave šitai iš gimtosios nuodėmės. Reiškia, aš gimiau jau ir esu nuodėmiai. Tai kas čia per nuodėmę gimti? Ar kad mano tėvai mylėjo vienas kitą ir mane padarė, tai čia nuodėmė? Taigi jie buvo susituokę pagal visus bažnyčios įstatymus, pagal visus sakramentus. Jie turėjo krikšto sakramentą, jie turėjo tą sutvirtinimo sakramentą, jie gavo santuokos sakramentą ir tada jie pasimylėjo ir tada gimiau aš. Ir čia nuodėmė? Kas padarė nuodėmę apskritai? Aš gimiau, aš esu kaltas, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Va taip ten sako. Tai man visi šitie ir biški juokingi. Arba, žiūrėk, Tėve mūsų, kuris esi danguje. What the fuck? Nu man iškart, aš įjungiu common sense, ne? What the fuck? Kažkas yra danguje ir aš dabar jo prašau kasdieninės duonos. Maldos yra gerai, viskas yra gerai, bet reikia biškai pagalvoti, ką mes ten šnekam. Kuris esi danguje? Kur danguje? Gerai, stabdom, čia rodom. Kur?
the fuck? Gal daug perkeltinių prasmių. Perkeltinių prasmių daug, bet čia jau, nu kaip nagrinėsi, nu kokiam dar danguje. Tai taip, žinai, aš biškai žiūriu skeptiškai tuos dalykus, stengiuosi biškai atsitraukti ir vieni sako, kad nėra reinkarnacijos, kiti sako, kad yra, vieni sako, kad yra karma, kiti, kad nėra. Aš nežinau. Bet įjungus mažiausiai common sense kažkokį, jeigu čia yra tik vienas gyvenimas ir po to aš numirsiu ir viskas, juoda linija nieks nebevyksta, į sveikatą. Tai aš ir gyvenu šitą gyvenimą, kaip jis yra vienas ir imu iš visko viską, ką geriausiai galiu imti ir duodu visiems viską, ką galiu duoti ir gyvenu gražiai. Jeigu yra kiti gyvenimai ir karma ir reinkarnacija, aš vis tiek gyvenu taip, kad imu viską iš šito gyvenimo, mokau, saugo, visiems kitiems duodu ir nueisiu kitą gyvenimą. Koks skirtumas, ar yra ar nėra, aš vis tiek gyvenu gražiai, gerai ir nesielgiu nesąmoningai. Jeigu nėra kito gyvenimo, ką aš pradėsiu dabar nesąmonės daryti, arba jeigu yra, irgi pradėsiu, nu ne. Tai ar tai yra ar nėra, man net nereikia to kvestionuoti, aš vis tiek gyvenu geriausiai, kaip aš galiu gyventi. Aš tokį pasirenku būdą. Aš nežinau, ar yra ar nėra, tiesą sakant. Tiesą sakant, aš jaučiu ir žinau, bet aš nebandau to skleisti kitiem. Aš aiškiai žinau, kaip yra. Bet man nesvarbu, ar netgi jūs tikit, kad yra reinkarnacija ar ne, jūs nesvarbu, tikėkit, ko norit, bet gyvenkit geriausiai įmanomą versiją dabar. Darykit įmanomus geriausius dalykus dabar. Tai kaip tu matai bažnyčią? Nemato. Nu, ta prasme, Kaip institucija, kuri plauna smegenį. Dauguma, yra gerų kunigų, yra labai fainų dvasininkų, viskas ok, bet matau kaip didžiulė milžiniška institucija, milžiniška mafija, kuri valdo labai didžiulius turtus pasaulyje. Paimkit Romoj, visur, paimkit, kokius turtus valdo bažnyčia, centriukė. Tai yra milžiniška korporacija, kuri buvo labai reikalinga tam viduramžiais ir anksčiau, tam, kad kontroliuoti žmonių mases. Dabar tas žmonių masės kontroliuojamas yra kitais būdais. Ir viskas ok su tuo. Yra tai, galima melstis, yra ten labai gerų dalykų, šventajame rašte yra labai daug gerų dalykų parašyta, tačiau nereikia visko priimti už gryną pinigą ir viską tikėti. ar tai yra kažkaip susijęs su velniu? Aš nežinau. Nežinau, kas yra velnias. Aš labai daug girdėjęs ir žiūrėjęs video ir filmukai YouTube, bet anksčiau atsimenu, kaip, žinot, Man jis labai patinka. pedofilijas, Ką aš žinau? ten labai daug tos informacijos. Bet jūs labai įdomiai. Jūs YouTube'e žiūrit filmukus apie reptilijas ir velnę, jūsų tėvas yra kunigas ir jūs manęs klausėt, kas yra velnias. Man atrodo, tėtis. Man atrodo, jūs tėvuką klauskit. Tėtis biški baimių kažkokių turi stiprių, man atrodo. Labai įdomiai mes čia nukrypom. Ir čia toks tvistas Tai buvo. gal apie vaidotyrą? Velniai. Ką apie vaidotyrą jūs norit? Aš nesu vaidotyrininkas, jūs manęs neklauskit. Aš neturiu jokio diplomo, aš neturiu jokio nieko, neturiu. Tai pagal ką? Aš neėmiau jokių diplomų, viską, ką pabaigiau, nieks man davė diplomą, sakau, susikiškit į subinę. Nereik man diplomo, aš turiu žinias. Aš turiu va čia va ir čia. Ką, žemdė atėjęs diplomą parodyti? Ką žinau, kas ta vaidotyra yra, aš neįsivaizduoju. Mane intrigavo, ką tas smaila nosis reiškia. Va, aš irgi klausiu, ką reiškia? Ką reiškia smaila nosį? Nu ką reiškia? Kas turi smailą nosį? Gamtoje, gyvūnai, kokie? Lapė. Koks lapės charakteris? Foxy. Very foxy. Gudri lapė. Gudri šita mergina, kaip manot? Nu gudri, iš mūsų visų čia sėdinčių jinai yra pati gudriausia. Aš taip manau. Galėčiau pasirašyti ant 5000 eurų, kad jinai yra gudriausia. Foxy. Kokiom intencijom gudri? Va, čia jau sąmoningumo klausimas. Kiek sąmoningas žmogus panaudos savo gudrumą? Moralinį kompasą. Ir su geru moraliniu kompasu. Ką reiškia lapė su geru moraliniu kompasu? Nu, va, jūs ir atsakysite į klausimą. Tai žiūrėkit, dabar jeigu nori trumpai apie veidoskaitą, veidotyrą ar fenotipologiją ar kažką, galiu trumpai padalinti. Trumpai labai, va, labai geras klausimas, sujungsiu su tuo, kas čia buvo. Grinai, va, taip, organiškai. O ką reiškia smaila nosis? Oi, labai gudrus žmogus, labai smalsus, maždaug lapės charakteris. Ir ką man su to dabar daryti? Tai jeigu tas žmogus yra nesąmoningas, labai negatyvus, va, toksai, va, snykia, ne? Tai jisai ir naudos tai savanaudiškai ir darys kažkokius dalykėlius negerus, nešvarius, bet jis su tuo pasieks gyvenime kažką va, per savo gudrumą. Va, tokį. Va, jeigu žmogus turi gerą moralinį kompasą arba geras vertybės, ne? Tada jisai sakys, pala, aš negaliu gudrauti su kitais, aš būsiu gudras ten, kur man reikia. Jeigu aš atėjau ir man reikia išsimušti būtinai įėjimą į Buckingham Palace, bet dabar vyksta renginys ir negaliu jį įeiti, aš panaudosiu savo gudrumą, bet nemeluosiu, pasakysiu policininkui, atsiprašau, ar galiu aš eiti, kad savo gudrumu vis tiek ten praeis, nieko blogo nepadarydama kitiem. Kitas žmogus savo gudrumu apipis, visus apgaus
ir gaus naudos, bet padarys blogo kitiem. Tai va čia jau vien smaila nosis nieko neapreiškia ir nieko nepasako, net jeigu mes neatsižvelgiam plačiau į kitas charakterio savybės ir žmogaus sąmoningumą. Aš dažnai čia kalbu apie moteris valdingą, sakau, jeigu jūs turit labai platų smakrą, va, tokį dominuojantį, galingą veidą, ne? Koks gyvūnas gamtoje turi va tokį veidą? Stumbras. Nu, va, stumbras, koks, kur gali visus nustumti, ne ir reikia. Ar tai reiškia, kad moteris bloga? Nu, ne. Ar tai reiškia, kad jinai dominuojanti? Nu, ne. Ar, va, biškai toksai platesnis veidas. Atsakinga, sąžininga, bet jeigu jinai va turi daug empatijos, tame to pačio, ne, ir empatijos yra sąmoninga, jinai prieis prie kito vyro, nesakys, gal girdi pasitrauk, aš stumbras, aš tave vis tiek numušiu. Jinai sakys, klausyk, brangusis, aš ir pati viena esu labai savarankiška, gudri ir viską galiu pasiekti, bet man gera su tavimi, man reikia vyro ir aš nenoriu būti vyru. Aš esu protinga, bet man ir labai galinga ir stipri, bet aš būsiu moteris. Tai vien tas nieko neapreiškia. Mūsų sąmoningumas gali keisti labai daug charakterio mūsų ir leisti panaudoti tam tikras charakterio savybės naudingai, o ne žalingai. Tai ta pati veidoskaita, jinai man arba kitiem leidžia pažinti labai gerai žmonės ir žinot, koks yra tų žmonių potencialas, tačiau tai nereiškia, kad jūsų pačių sąmoningumas negali leisti jums geriau arba blogiau išnaudoti tas savybės. Tiesiog visi mes galim tai naudoti. Žinant labai gerai save, galima daug lengviau gyventi ir prasmingiau viską išnaudoti. Sąmoningumą ugdyti. Kaip ugdyti sąmoningumą? Eiti į susitikimus Londai su manim. Skaityti gerą literatūrą. Daug. Bet literatūra, kuri keičia jūsų pasaulėžiūrą, galbūt. Kuri augina jūs. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite išmokti gerai kulinarę gerą būti ir gaminti maistą labai skaniai, tai jūs neskaitysit filosofinių knygų. Pirmiausia kulinarinės, paskui, nes kulinarija yra filosofija irgi. Tai pirmą kulinariją, paskui galite paskaityti biškį ir filosofijos, ne? Bet ne filosofijos skaitysit. Jeigu jūs norit labai savo kūną susitvarkyti, būti žiauriai sportišką, kad veiktų gerai žarnynas, skrandis ir kepenis, jūs einat pasėdite senku ir išsivalot žarnyną, kepenis, skrandį ir panašiai. Daro tam tikras praktikas. Ta, ką norit gyvenimą patobulinti, paturbinti, pagerinti, tą ir eina. Jo, sąmoningai nedaro tai. Tai tiesiog jūs pasižiūrėkit, kur gyvenime turit silpnų vietų, gal nemokat komunikuoti gerai. Einat mokytis komunikacijos. Pavyzdžiui, aš komunikuoti manau, kad moku neblogai, tai aš mokaus toliau komunikacijos, bet daugiau dėmesio skiriu savo dabar fizinio kūno lavinimui, pavyzdžiui. Arba daugiau dėmesio skiriu temom, kuriuo aš nežinau. Daugiau dėmesio skiriu bendrauti su žmonėm, kuriuo aš nesuprantu, pavyzdžiui. Ladyboy, pavyzdžiui. Einu Tailandė, bendrauju sąmoningai su Ladyboy, žiūriu, dėl ko ne Ladyboy, kas su jais yra. Ai, čia viskas gerai jisai. Ai, jau gal negerai. Ladyboy labai intelektualus. Jo. Ir tu pastebėjai, kad Ladyboy labai aukšti. Aš kalbėjau su Ladyboy ir jie labai įdomus, gali kalbėti valandas. Nu, matai, aš tai su Ladyboy vienam kalbėjau, bet aš tik matai už valandą sumokėjau, tai tik valandą. Tai galėjau valandą kalbėti. Galėjau kalbėti valandą, nes aš tiek sumokėjau. Aš galvoju dabar kitą. Blemba nuo velnių prie Ladyboy, vienatvės jausmo, sąmoningumo, čakrų, dao iki Londono. Neblogai, man patinka. Apie veidotyrą, ne? Galvoju, būtų įdomu. Ne tai, kad dabar siūlau, bet šiaip galvoju, įdomus būtų toks eksperimentas. Bet tarkim, mes nepažįstam vieni kitų, ne? Jo, va pavyzdžiui, kiekvienas, kaip atrodo tas žmogus, kažin, ar atrodytų taip pat, aš šiaip čia kalbu tokia kaip idėja, ar atrodytų taip pat mums visiems, nu tas žmogus, koks jisai yra, ar atrodytų visiems skirtingai, kažin. Aš va taip pagalvoju, bet galvoju, tą galiu spręsti, žinot, pagal ką, nes, taigi, kai įkelia nuotrauką žmonės pas tave, taigi komentuoja visi, vis tiek ten. Nu, reikia pakomentuoti. Taigi susirinkę. Šitą reikia pažiūrėti, galvoju, bus atsakymas. Kokia aš tavo noriu? Man tai tu kažkodėl patinkė, aš net vardą nežinau, bet jo, patinkė. Man tu atrodo Sandra. Gerai, Sandra. Tai va, man tu atrodai stipri moteris, kuri žino, ko nori, žino, ko nenori ir labai geros širdies ir dar kokį vieną, nežinau, draugišką labai, aš kalbu dabar. Mama, baikit. Dukra užaugusių, leiskit pasisakyti. Sako dar vieną. Ne, bet manęs klausė. Leiskit dukrai, jis reikš. Ką norėjai atsakyti? Ką jis norėjo atsakyti, atsiprašau?
Aš dar norėjau pasakyti, kadangi Goda sako, dar vieną aš norėjau sakyti, mėgsta kartais parėkauti, bet labai trumpam. Tu pati Bet mėgsti. čia mano nuomonė. Ir nieko prašom nesakyti nereikia. Bet čia mano nuomonė. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu dar vieną dalyką. Labai, va, ką dabar išgirdau ir labai dažnai girčiu. Ir dažnai žmonės sako, o ką tu apie mane manai? Ką tik jūs klausėt? Ką tu apie mane galvoji? Jūsų klausimas, čia ne aš tu galvoju. Vėl, kad pasakė, kad kiekvienas skirtingai galvoja. Jo. Man sakau. A, blėt, koks jums skirtumas, ką apie jumis kas galvoja? Kam jums reikia? Man, pavyzdžiui, yra visiškai nesvarbu, ką jūs apie mane galvojat. Suprantat, man pohu. Koks jums skirtumas, kas apie jumis galvoja? Koks jums skirtumas? Aš išsipurinau kelnes vakar. Žiūrėkit, aš vakar išsipurinau kelnes. Man vienodai, kad aš išsipurinau, nespėjau išsiskalbti, nes būtų nespėjai žiūrėti. Ir aš turiu vienas sušiktas kelnes čia. Dabar turiu eiti tik į Maksą arba Primarką nusipirkti kitas. Man, nes išsipurino, ne, tai dabar išsiplausiu ir žiūrėjus viskas, bet dabar nespėjau. Jeigu aš pradėčiau galvoti, ką kiekvienas iš jūsų, tik tais keli iš jūsų, ką apie mane galvoti, aš išpratėčiau. Jeigu aš pradėčiau galvoti, ką kiti galvoja, aš neturiu tada savo gyvenimo, aš turiu kitų žmonių galvojimą. Tik tada, kad aš esu visiškai savarankiškas, nebejaučiu baimės, kaltės, gėdos, širdgėlos ir kitų negatyvių jausmų, pavydo ten susijęs irgi su baime. Tik tada aš galiu būti laisvas ir tada man nesvarbu, ką Goda apie mane galvoja, ką tu apie mane galvoji ir ką tu apie mane galvoji. Koks man po velnių skirtumas, ką apie mane jūs galvojat. Aš čia sėdžiu ir kalbu, man nesvarbu, ką jūs apie mane galvojat. Įdomu iš tos pusės, nes, pavyzdžiui... Aš žinau. Dėl to, kad... Tenkinai smalsumą, aš Ne. Tai vat mes dažnai patenkinam savo smalsumą, va taip penetruojam savo smalsumą. Koks skirtumas? Patės nuomonė, va tokie jau būna dalykų, nu daug čia. Jo, gerai sako, gali būti validations. Aš noriu, kad patvirtinkit, ar aš fainas. Ar aš pats savo fainas, ar aš fainas? Pasakykit, ką apie mane galvojat? Fainas, labai fainas aš, ne? Ble, koks fainas. Tradiciniu, ką reiškia fainas jau. Fainas, bet tu koksai, aš manau, tu biški savanaudį. Liadis, įsižiūrėjau, žinai. Koks skirtumas, ką apie jumis galvoja. Apskritai nepažįstami žmonės, ką apie jumis galvoja, bet koks skirtumas, ką pažįstami galvoja. Mano draugai kartais man ateina, sako, Tomai, žinok, man atrodo, tu jau pasikėlęs biški, man savo pohoj. Sako, va, sakiau, kad pasikėlęs. Jis sako, ir man pohoj, kad aš pasikėlęs. Nes aš kartais privalau būti pasikėlęs tam, kad ant galvos mane apšiktų. Nes ateina žmonės, lipa ant galvos, aš sakau, žiūrėk, aš pasikėlęs. Pala, aš neturiu laiko. Aš turiu biškį atitolti, neturiu laiko visiems. Pasikėlęs. Tam, kad neturiu laiko visiems, aš pasikėlęs? Ok, jeigu taip, tada aš pasikėlęs. Ne, tai visokių. Tai tada koks skirtumas, ką jie apie mane galvoja? Išsilaisvinkit žmonės, išsilaisvinkit iš tų negatyvių jausmų. Bet iš tikrųjų daug žmonių bijos. Tai aišku, kad bijo. Tai ir bijo. Ir kiti bijo klausti, o kiti kaip tik klausia, kad gal paglosti širdį ir sakys, kokios aš geras. Iš tikrųjų, aš dėl tų pagrindinių klausimų, nes galvoju, pavyzdžiui, jeigu nori kažkokį ar daryti biznį, ar ieškai, nu kažkur nori patekti, turi būti tam tikro tipažo žmogus, tarkim, jeigu tu atrodai visiems, kad tu esi nemandagus, o tau reikia mandagumo, nu kažkur, aš čia tokia labai basic. Tai galima kitaip klausti. Pavyzdžiui, paklusniai žmonių, ne visi sako, jo, tu atrodai nemandagus, okei, man reikia dabar taisyti šitą, neva iš tos tokios pusės. Čia labai pozityviai galima. Tada galima taip sakyti, žiūrėkit, aš noriu savo gyvenime, aš taip dažnai darau. Tai va šitą aš darau. Būnant su kažkokiais draugais, kurie jau tikrai mane pažįsta artimesniai žmonėm ar ilgiau bendraujant, nes aš labai aštriai bendrauju ir jie mane dažnai greitai, giliai pradeda pažinti. Aš sakau, kebrytė, žiūrėkit, pasakykit, ne, bet aš sakau taip. Kitaip klausiu, ne ką tu apie mane galvoji, nes žmonės dažniausiai nesakys blogų dalykų. Sakau, žiūrėkit, jūs esat mano draugai. Pasakykit, ką aš negerai darau gyvenime, jūsų manimų. Tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Tai reiškia, kad jūs pasakysit, ką jūs pastebit ir matot negero mano elgesį, jūsų nuomonė. Ir jie pasako kartais, kiti sako, žinok, man atrodo, va, tu tą, ir aš tą susidėlioju, kai kas iš tikrųjų būna tiesa. Ir aš tą ugdau šitą savo savybę. O kai kas būna, pezalai tiesiog. Bet dažnai būna gerų dalykų, tikri draugai gali pasakyti. Dažniausiai mes turim tokių draugų, kurie, ar draugių ypač, kurie niekad nepasakys nieko blogo. Jūs darot šūdus, nesąmonės, gyvenat su vyru, kuris lochas ir ateina pas jumis draugė, jo, vyras lochas. Bet ta draugė niekada nepasakys, tu skirki su tuo debilu, tu esi geresnė. Bet kartais labai dažnai, kai tu taip žmonėm pasakai, jie su tavim nebedraugauja. Tai labai gerai pasitikrinti draugus. Mes pradžiai pradėjom nuo to. Kaip atskirti draugus? Jeigu jie su tavim, jeigu jie tau nepasako tiesos ir tada, kada tavo bloga situacija gyvenime nepasako, kad va, tu blogoj situacijoje, tai kas čia per draugai? Ar jūs norit tokių draugų? Čia nelabai jau draugai. Tai mums nereikia draugų, kurie yra tik tais dėl skaičiaus Instagrame. Nu ką,
Tai varom gal kažkur tą istoriją, kokią nors dar jums papasakosiu, kur ne į kamerą. Ir reikia kažkur varyti į Greksą pavalgyti.